Labas vakaras, mergaitės, labas vakaras, labai faina jūs visas matyti. Labas vakaras, Karliška, ir matosi, kad mūsų Hebra jungiasi. Kokias gražias lūpas, ačiū labai. Labas vakaras. Taip, junkitės kol kas, laukime, kol pasijungs visos kitos. Pažiūrėkit, kokią aš jums padariau auditoriją. Nespėjau įkelti istorijų, filmavau šiandien 3 valandą. Nusprendžiau, kad man reikia anturažo. Ir mes važiavome į parduotuvę, vaikai rinko man šitą visą reikalą parodysiu jums. Va, žiūrėkit, kaip gražu, ne? Čia viską padarė mano vaikai. Čia aš vis linksminu, kol jungiate. Gerai. Palaukit, ar ne visos prisijungia? Dar yra. Daugumą merginų aš matau, kol kas pažįstu, bet faina būtų sužinoti, ko nepažįstu. Ne? Tai vėlgi, kaip visada, standartiškai, parašykite man, prašau, nuliuką. Jeigu jūs pamatėte reklamą, atėjote ir nieko apie mane nežinote, tiesiog užkabino, kad reikia lieknėti, ne? Kažkoks toks momentas. Jo, 1, jeigu jūs sekate mane soc tinkluose, 2, jeigu jūs jau dalyvavote lieknėjimo maratone, ne, ir 3, jeigu jūs esate Gražaus gyvenimo akademijos narė ir dalyvavote ten kitose mano projektuose. Aha. Soc tinklai, labai faina. 3, kiek trejetų. Vienetuk labai mažai nuliukų. Aha. Tas irgi yra faina. Ne? Taip. Tuoj, aš pasižiūriu. Man, kai aš žinau bendrą temperatūrą skyriuje, man yra daug lengviau bendrauti ir aiškinti jums. Žinosiu, kaip sukurti viską, tą sistemą. 2, 3, viską jas praėjusi. Aha. Giedrutė. Liuks, trejetai yra nuliukų, vienetai, trejetai, nuliukai. Labas vakaras, 1 ir 2, super. Aida, 1, 2, 3. 0. Labai gerai. Taip, sveiki, sėku kurį laiką, tai 0 matyt, nes niekad nedalyvau projektuose. Vienetas, jeigu jūs mane sekate, tai yra vienetas. Jeigu reiškia, jūs mane girdite, matote bent jau socialinėje erdvėje, nėra taip, kad atėjote ir galvojate, blino, kas čia tokia, ne, kad man, kokia švytinti. Ačiū labai. Taip, plus dabar harmonija, super, pasijungiau šiandien prie jūsų bendruomenės. Labai gerai, Liepa, smagu. 1, liuks. Na ką, tai yra iš dalies toks susipažinimo momentas ir laikas, kol gali susijungti visos kitos dalyvės, tai aš labai sveikinu jūs atkeliavus į šį maratoną. Maratoną jau iš karto matau, sveikinu į maratoną, į webinarą, jau man tai atrodo, ne pirmą kartą aš darau tokią klaidą, ne? Tai čia jau turbūt ženklas, kad galiausiai tai yra maratoną. Šiandien vakare mes kalbėsime apie riebalus, ne? Ir kalbėsime apie tai, kodėlgi yra riebalai, yra jūsų užrakinta energija. Mes kalbėsime apie tai, kaip dega riebalai, mes kalbėsime apie tai, kodėl pas jūs kartais nedega riebalai. Ne? Aš stengsiuosi padaryti taip, kad tai būtų jums naudinga, kad tai būtų jums informatyvu, kad tai duotų jums suvokimą apie tai, kasgi iš tikrųjų vyksta jūsų organizme. Faktas, kad šis webinaras yra skirtas mano lieknėjimo maratonui. Šiandien mes su jumis paskui sugalvosime kokį naują pavadinimą šitam mano kursui, sakykime, nes jis tikrai yra ne tik apie lieknėjimą ir šiandieną aš jums tai įrodysiu, ne, kad tai yra daug gilesnė sistema negu vien tik lieknėjimas. Manęs nedomina padaryti visas lieknomis ir padaryti visas bikini modeliais, nes mūsų kūnas nebuvo sukurtas tam, kad būtų bikini modeliu. Mūsų kūnas, ypatingai moters, yra skirtas tam, kad jis gyventų nuostabų gyvenimą ir galėtų duoti gyvybę kitam žmogui. Ne? Net jeigu jūs čia esate child free, man yra visiškai ok, ne apie tai, bet mūsų organizme taip sukurta yra hormoninė sistema, kad mes galėtume reprodukuoti kitą žmogų. Ir tam, kad mes galėtume reprodukuoti kitą žmogų, tam, kad mūsų hormonų sistema veiktų normaliai, mes turime turėti šiek tiek riebalų. Todėl jeigu jūs esate fanatė visiškos anoreksijos, net nesakau, bet visiško kūno sausinimo, tai
aš tikrai esu ne apie tai. Aš esu apie sveiką, fainą gyvenimą, kai mes galime neriboti savęs, kai mes valgome viską, o ne vien tik tai rūkalą, kai mes džiaugiamės, kai mes galime leisti savo, mano mėgstamus, ir koldūnus, ir kartais ir hačiapūrius, kartais ir pasėdėti su draugais ir vis tiek turėti gražų sveiką kūną, kuris džiugina mus diena iš dienos. Tai va, taip, kas liečia mane, kadangi yra dalis nepažįstančių mane, mano komanda vis tiek įkėlė visas mano regalijas, ne, tai aš tiesiog labai neišsiplėsiu, geriau skirsime dėmesį ir laiką įdomiems tokiems dalykams. Tai pasakosiu jums, kad aš 13 metus jau aš dirbu su žmonėmis ir pradėjau aš būtent nuo anticeliulitinių masažų. Tam skiriau labai ilgus metus savo gyvenimo, tam, kad suprasti, kodėlgi pas moteris formuojasi celiulitas, kodėlgi pas moteris formuojasi riebalai, kodėl kartais formuojasi celiulitas, kai nėra riebalų, nes sakau, ateina tokia ant pagaliukų klientė ir atrodo, kamon, kur tu atėjai čia į anticeliulitinį masažą, kai parduotuvę nusipirk maisto. O vat nusirengia žmogus ir jinai yra visa celiulitinė. Tai vat man buvo labai įdomus visi šitie dalykai ir visą savo faktiškai karjerą aš pašvenčiau dalinai tam, kad išsiaiškinti visą mūsų riebalų apykaitos, išsiaiškinti visą šį procesą ir padėti savo ir savo klientėms vis tik valdyti šį procesą. Aš jau esu sukūrus 3 autorinės masažo metodikos, iš kurių viena yra anticeliulitinio ir liposkultūruojančio masažo technika. Aš turiu 14 jau online produktų, tai yra skirtingų autorinių online kursų. Aš esu andragogikos magistrė, o tai reiškia, kad aš profesionaliai kuriu visas mokymo programas suaugusiems žmonėms. Nes pedagogai mokina vaikus, andragogai mokina suaugusius. Tai yra esminis momentas, aš pabaigoje kalbėsiu apie tai, kad aš dirbu su suaugusiais žmonėmis. Tai va, tai šiaip aš labiau pasirašiau tai, kad jau aš, kaip čia, nulaužiau kodą. Nulaužiau kūno, nervų sistemos ir energijos kodus. Jau dabar savo socialinės erdvės visą apipavydalinimą aš performuoju į Genki Guru. Aš atskleisiu rytoj, turbūt atskleisiu socialinę erdvę, kas tai yra. Aš vis tik esu visiškai apie energiją. Visas mano lieknėjimo procesas, visi mano maratonai, visos mano programos yra skirtos tam, kad pažadinti jūsų gyvybinę energiją, tam, kad prikelti jūs iš to letargo miego, kai jūs ant autopilotų vaikštote savo gyvenime ir faktiškai nebeprisimenat, kaip praėjo paskutiniai jūsų normaliai ten pusę metų, nes jūs buvote kažkokiame, kaip ir sakau, letargo miege. Tai va, tai aš apie tai, kad jūsų gyvenimas būtų kupinas energijos, kad kiekvieną dieną jūs atsibūdus ryte, galvotumėt, taip, kur aš einu, žinau, kur einu, žinau, ką noriu padaryti ir pilnai turiu tam jėgų, pilnai turiu tam užsidegimo, turiu tam motivacijos, turiu viską, ko man reikia šiame gyvenime, kad turėti dar daugiau negu aš jau esu pasiekusi dabar. Tai va, tai yra mano tikslas, kad padaryti tai be žalos jūsų sveikatai, kad neišalinti mūsų organizmą, o duoti jam šitam mūsų kūnui maksimum gėrio. Su vaikais vakar kalbėjau apie tai, kad sakau, jeigu jums padovanotų vieną automobilį visam gyvenimui ir žinotumėt, kad nevažiuoja metro, nevažiuoja autobusai, nevažiuoja niekas, jūs galite važinėti tik savo automobiliu. Ir jeigu jis lūž, sėdėsite namuose ir niekas jūsų niekur nevežios. Tai va, sakau, jūs valytumėt dulkelės nuo jo tolka tak, piltumėt geriausią kūrą, pastoviai važiuotumėt patikrą daryti, pūstumėt padangas. O su kūnu, sakau, čia Dievas padovanojo kūną vieną visam gyvenimui, jo neįmanoma pakeisti. Senelis šaltis net neš per naujus metus kažkokią pakeičiamą dalį ar panašiai, ar nervų sistemą. Mes nesame Lego, dėja, ir nesame Barbie lėlės. Mums kūnas vienas duotas visam gyvenimui. Ir tai yra tokia didelė dovana, kuri leidžia mums patirti tokį didelį spektrą, platų spektrą emocijų, patirti tokį platų spektrą visų potyrių, tiek fizinio pobūdžio, tiek energetinio pobūdžio, pamatyti tiek daug, bendrauti, apsikabinti. Tiek daug visko mes galime patirti per mūsų kūną, o mes daugiau kaip pretenzijas jam nieko nereiškiam. Mes neduodam jam tai, kas jam reikalinga, bet reikalauti savo kažkodėl mes leidžiame iš to savo kūno. Tai va, aš jau pradėjau bartis. Tai vakar jokiausi ir storiuose parašiau, kad aš naršau PubMed daug daugiau negu Instagramą. Nors aš atrodo esu aktyvi Instagramo dalyvė, bet nesijaučiu influencerė, vis tik Instagrame aš stengiuosi duoti naudą.
Jau vien klausant jūsų kyla gyvybinė energija, labai gerai. Aš su jumis ir dalinuosi, žinau, kaip Kašpirovskis įkraunu ir paleidžiu jums gyvybinę energiją. Tai aš nenaršau Instagrame, būnu labai retai, kai aš paleidžiu kažkas įsijungiat garsą, mergaitis pasitenkit išjungti gerai. Tai aš praskrolinu reelsus, bet tai būna, kai mane pagauna koks nors nuovarginis momentas. Aš matau, kad tu klausai. Taip, Jolantačka, reikia išjungti garsą, Jolantai. Op, tuoj, išjungiam Jolantai garsą. Tai va, aš neskrolinu internet, istorijų ten ar reelsų, aš beveik visą laiką skaitau visokius mokslinius straipsnius ir suvedinėjau visokias skirtingas teorijas tam, kad padaryti savo produktus dar veiksmingesniais. Tai mes paskaičiavom statistiką ir labai pas mus yra aukšta statistika, į mano projektus grįžta apie 80 moterų, kur pakartotinai, ne, jos vėl ir vėl eina mano programas ir tai, kas liečia ypatingai socialinės ir online projektus, tai yra labai aukštas rodiklis ir aš juo tikrai labai didžiuojuosi. Dažniausiai negrįžta tos būtent, kurios vis dar nori pakentėti, kurioms vis dar norisi pabūti aukoje, nes kito linksminimosi būdų jos dėja neranda. Ne? Arba aš labai tikiuosi, kad projektus palieka moteris, kurios sugeba daryti tai pačios. Išmoksta principų, ne? Nes tai buvo mano pirminė idėja padaryti online produktus, išmokinti visas, kad visos gyventų labai laimingą, džiaugsmingą gyvenimą, pačios mokėtų viską pasidaryti, savimasažus, visas ten mankštas ir taip toliau ir viskas. Ir aš paleisčiau jas į gyvenimą. Bet realybėje susitikau su tokia realybė, kad tik mumis moteris paleisk, tik neduok bendruomenės, kurie moteris visos yra apie tą patį, mus labai greitai suvalgo rutina, mus labai greitai suvalgo užduotis, primestos iš sociumo ir mes nieko galiausiai nebedarom. Aš tik jūs paleidžiu, jūs ir dažniausiai ir nusiretate. Todėl jau dabar aš kuriu metų programą. Ir visus metus sudėlioju taip, kad jūs atsistojate į vėžes, ne, ir važiuojate, ir kad mūsų tas traukinukas važiuotų spirale vis į viršų, ir rezultatai mūsų sulig kiekviena diena tik gerėtų. Tai va, tai šiai dienai aš jau galiu drąsiai pasakyti, kad aš sukūriau metodiką, ne, ir metodą, kuris vienu metu degina riebalus ir tuo pačiu metu balansuoja mūsų nervų sistemą. Kodėl aš pažymiu būtent tai? Todėl, kad labai dažnai riebalų deginimas, ne, ir tas lieknėjimas yra susijęs su nervinės sistemos alinimu. Ne, mes lieknėjom ir vaikščiom piktas. Ne, kam yra tekę lieknėti ir jausti arba nuovargį, arba tokį pojūtį, kad tu esi įšalinta, papliusuokite tiesiog, ne, arba pojūtį, kad aš esu pikta viduje. Kažko atrodo, nieko tokio nedarau, bet esu suirzusi. Tai yra nervinės sistemos įšalinimas. Todėl jau vakar aš dalinausi vėlgi istorijose visais straipsniais ir tai yra tik dalis, čia yra straipsniai, kuriuos aš skaičiau vakar ir užvakar, o šiaip visi straipsniai, kuriuos aš nagrinėjau, vis tik patvirtino man, aš radau priežastį kodėl. Nes projektuose čia yra daug merginų, kurios yra dalyvausios lieknėjimo maratone, teko galbūt pačioms, pasidalinkite, rašyti į chatą, arba girdėti, kaip merginos dalyjasi, aš tokia laiminga, aš tokia energinga, aš tokia kažkokia rami viduje, ne, energijos daug, o aš rami. Parašykite, jeigu ten parašykite teko, ne, kad nesusimaišytų pliusai, kad atrodo mes lieknėjame, bet tuo pačiu metu jos jaučiasi laimingos, jos jaučiasi ramios, ne tai, kad ramios išorėje labai daug energijos, o viduje yra ramybė, viduje nebėra chaoso, taip, super. Tai va, šiandieną aš jums paaiškinsiu, kodėl taip yra. Galbūt kažkas šiandien keliausite su mumis toliau, galbūt ne, bet aš labai noriu, kad iš šio maratono jūs išsineštumėte principus ir jūs galėtumėte susivokti, ne? Aha, man reikia va taip ir taip, ir jeigu aš jaučiu alkį kažkokį nevaldomą, tai pas mane reiškia, va šitas momentas yra blogai, tai aš einu pasižiūrėsiu, iš kurgi pas mane kyla va tas, pavyzdžiui, stresas, kasgi man kelia tą grelino hormoną, ne? Taip, jūsų harmonija, taip jaučiuosi, Monika, tai harmonija jo yra būtent apie tai, Virgutė, taip, 100%. Taigi,
Aš labai noriu, tai yra mano statistikos rinkimų irgi, ne? Pasidalinkite su mumis, aš dalinuosi su jumis, jūs pasidalinkite su manim. Kodėlgi jūs esate šiandien čia? Kas jumis, palaukit, kas jumis užkabino? Arba kas jūs privertė ieškoti atsakymų? Galbūt jūs jaučiate nuovargį, nėra energijos gyvybinės, išgirdote, kad tai bus apie energiją. Galbūt jūs kamuoja emocinis valgymas, galbūt jūs negalite numesti svorį, ne? Galbūt jie tiesiog ieškote, kas su jumis yra ne taip, nes kažkas vyksta, o nežinau, kas vyksta. Galbūt dar kažkas, galbūt ten jūs jaučiatės pasimetusi. Rašykite, bet ką, kas viskas po truputį, jo, tinka, galite parašyti savo variantą, ne, kažkokią, aš čia jums tiesiog kaip pavyzdžių. Kodėl? Vat man labai norisi, ar tiesiog jūs norite numesti tos kilogramus pagaliau, ar norite į modelius, norite būti kuda, vat nesvarbu, iš tikrųjų, ko vedamos jūs, vat ateinate į lieknėjimo programas. Nėra energijos visiškai, tik nematau vardo, aišku, numeris. Nuovargis, tuoj, energijos trūkumas, negaliu numesti svorio, Diana, viskas po truputį, energijos trūkumas, nuovargis, nėra energijos trūkumus, sustoja svoris, energijos kartais trūksta, numesti svorio, jaustis ramiai ir laiminga, laikysena, kilogramai, pasitenkinimo trūkumas, nuovargis, ačiū labai mergaitės, kad rašote. Taip, trūksta energijos ir svorio numesti norisi, liuks, nes tai yra labai glaudžiai susiję dalykai, neringa, šiandien pasinagrinėsime, nori numesti svorio, gerai, nori numesti iki to, ką anksčiau galvojau, buvo daug. Čia dažna problema, moterų, ne, aš irgi kartais pasižiūriu tas nuotraukas savo senas galvoju, prie ko aš galėjau čia kibti, prie ko čia galima buvo prikibti, kodėl aš jaučiausi negražiai tada, kada buvau, wow. Čia buvo, aišku, ne taip toli. Nežinau, kas vyksta su manimi. Taip, liuks. Sutrikusi limfa, Dainora, supratau. Noriu numesti svorį ir trūkumas energijos. Emocinis valgymas, nejaučiu sotumo. Milda, liuks. Šiandieną mes kalbėsime būtinai apie tai. Emocinis valgymas visada jūs duoda tiek daug, kad vis bandau kartu su Raima. Labai gerai, ačiū labai jums. Užstrigusi svorį metime, nėra energijos, visą gyvenimą kovoju su svoriu, bet 39 metai, tai pradėjo vis aukti svoris, sunkiai nueina mesti. Man kažkada sakė, atsimenu, kad po 40 viskas pasikeis, aš galvoju, ką čia pasikeis, taip yra sunkiau, bet tai yra normalu, tai yra mūsų medžiagų apykaita. Marinos asmenybė, norisi išsirinkti tinkamą kursą su svoriu, viskas liuks, ačiū labai. Nėra nuotaikos ir nuovargis, sustoja kristi svoris. Po kiek metų plus 10 kg, nejuda, smegenų rūkas dažnai, nuovargis, atsikelia ir jau pavargus. Išsekimas, bendrai viskas tinka, labai reikia poilsio. Mums netiek reikia poilsio, panos, kiek reikia krypties. Nereikia mums poilsio, mes esame iš tikrųjų, mes esame varomoji jėga. Ir kai mums reikia poilsio, tai reiškia, kad mes ilgai bėgome ne ten. Ne? Arba mūsų viduje vyksta didelė kova ir tada mums reikalingas poilsis. Ir darai tai, kas tau nepatinka daryti ir nesupranti, kam tu taip darai. Kai su jokiam svoris tiesiog pradėjo aukti, o sugrįžti prieš tai buvusi be galo sunku, atvedė harmoniją, norisi pratesti nuostabų lengvumą jausmą, ingutę pratesime būtinai, lėtinės lygos, hormonų pokyčiai, keičiasi svoris, po paskutinio lieknėjimo maratono nukrito svoris, o dabar vėl grįžta, todėl aš čia, laimutė, normalu, smalsu kaip riebalus paversti energiją, bet ne dėl savęs, o vyro. Čia kaip visada, aš to nueisim, sužinosi, ateis tą papasakosiu. Energija ir pakitęs svoris. Man patinka tavęs klausyti, malonu, Sonata. Nusiimu balerinos sijonėlių vis dar ir energijos sekantiems tikslais įgyvendinti. Taip, nuotaikų svyravimai. Ir šiandien tą patį pagalvojau, nuotraukas žiūrėdama. Taip, energijos trūkumas. Sveiki, truputį pavėlavau, jokių problemų. Sakai, mokinsi riebalus versti energiją, laukia didelis projektas, liuks, nežinau, kas nuovargis, sustoja svoris, neturėjimas jėgų, energijos, bendruomeninės mankštos. Patinka jūs vedami seminarai, čia daug pateikite žinių, liuks. Nėra energijos, emocinis valgymas, liuks, gerai, aš suprantu. Matote, kiek moterų rašo, kad nėra energijos. Nori sutvarkyti organizmo procesų, ypač medžiagų apykaitą, irgi kažkam, nes kažkas stringa. Kuris auga, nes išoperuotas skydliaukė, valgau daug ir ištisai, nelabai suprantu, ar esu alkana, ar tiesiog ieškau malonumą. Apie visus šituos dalykus mes šiandieną kalbėsime, bet iš viso srauto daugiausia girdime, kad nėra energijos. Jeigu nėra energijos, tai reiškia, kad mes jos neišpakuojame, mes ją kažkur nupilame. Ir tai yra tikra tiesa, nes riebalai arba mes juos supakuojame, arba
mes darome kažką, ne? Ta prasme, mes pradedame save riboti, neduodant savo maisto, nustojame valgyti, moteris nustoja valgyti ir užsiema save kažkokia veikla, kad išsijungti smegenis. Ir tada jos tampa anoreksiškomis. Arba auga svoris, ne? Tai reiškia, kad tu neišnaudoji savo energiją, eini ne savo linkme arba stovi vietoje, kai turėtum judėti, arba tu save pradedi bausti labiau, ne? Ir tada sudegini viską, bet labiausiai sudeginami yra tada baltymai, ne? Baltymai ir tada stringa būtent protinė veikla. Bet mes šiandieną labiau kalbėsime vis tik apie svorį, ne? Kadangi tema buvo paskirta lieknėjimo, bet pasakysiu, kadangi ši mano sistema yra tinkama ir toms, kas nenori lieknėti, nes nereikia, viskas yra ok su svoriu, bet nori susitvarkyti nervinę sistemą ir nori sutvirtinti kūną. Tiesiog ten šiek tiek reikės pakeisti vietomis valgį ir treniruoti. Kai dingsta energija, žinau, kad priaugau svorio, tada bandau kažkiek numesti ir iš karto energija atsiranda. Taip, tiesiog esminis momentas yra tas, kad energija atsiranda ir jeigu mes nesame nusimačiusios kryptis, ne viskas, ką aš mokinau jumis virtuozinio planavimo kurse, jeigu mes nežinome, kur ją paskirstyti, mes atgal ją supakuojame po laiko, atgal vėl į tos riebalus, suprantat? Todėl numesti svorį nėra taip, sunku. Kodėl svoris grįžinėja ir grįžinėja? Aš to nejunginėdama skaidriai papasakosiu jums webinarą. Nes mes išpakuojame, ne, pasportavom, ten mažiau pavalgėm, ar taisyklingiau kažkaip pavalgėm, energija išsipakuoja. Bet jeigu tu vis tiek neini ten, kur buvo numatyta, ten, kur tavo širdis geidžia, nes tu tikrai viduje žinai, jeigu pakoučinti kiekvieną iš jūsų, jūs tikrai žinote, kur jūs norėtumėte, kaip jūs norėtumėte gyventi, kur jūs norėtumėte būti tuo metu, kai jūs esate šitame taške. Nes jūs nuo tos vietos skiria būtent tie kilogramai, tai yra jūsų neišnaudota energija, reiškia, jūs kažko nepadarėte. Ir jeigu nenusimatyti kryptį, dėl to kilogramai ir grįžta. Suprantat? Energija yra energija. Jeigu jos neišnaudoja, ji turi kažkur deponuotis, nes tai nėra, energija šiaip savo negali viduje trankytis, ne? Tai yra labai, labai sunku. Tai ką aš jums šiandien pažadu? Aš pažadu, kad bus bent vienas pas jūs wow efektas. Tai reiškia toks insightas, ne? Suvokiu, wow, čia rimtai, čia apie mane, pas mane. Tai va, aš tikrai žinau, kad jūs... O jei nežinau, kur nori būti, jei nežinai, kur nori būti, Rosita, reiškia, reikia eiti į kitus mano projektus, mes tikrai nagrinėjame. Yra noro revizija, bus savęs, savo tapatybės išsiaiškinimas, ne, savo pašaukimo, yra virtuozinis planavimas, mes visur ieškome kryptį, kur jūs norite eiti, nes mums tiek užpudrino smegenis, kad mes galiausiai nebesuprantam, ko mes norim šiame gyvenime, kur aš noriu eiti, ką aš noriu daryti. Yra rūkas galvoje, ne? Ir tą rūką reikia po truputėlį nuimti. Dalinai, aš dalinsiuos dabar vis daugiau savo socialiniuose tinkluose irgi tam tikrais tipsais, lifehackais, kurie gali padėti. Taigi, aš manau, kad jūs rasite šiandien atsakymus į klausimą, kodėl man nepavyksta. Ne? Ir aš atskleisiu tam tikrą mokslinę tiesą, ne dėl to, kad kurios niekas nemoko, bet kažkodėl apie tai nekalba. Kalba apie insulino rezistenciją labai daug, bet apie leptino rezistenciją, apie grelino problemą labai mažai kalba. Kiek jūs girdėjot, pavyzdžiui, apie leptiną, greliną, daug esat girdėję? Jeigu daug girdėję, parašykite man vienetą, o jeigu grelinas, ne. Ne, gerai, jeigu spėjat parašyti ne, taip, ne, parašykit, va, ne. O čia yra esminiai momentai irgi. Nes leptinas yra atsakingas už sotumo jausmą, tai yra hormonas, kuris yra atsakingas už sotumo jausmą, įsivaizduojate, ir už riebalų deginimą mūsų. Ir nieks apie tai nešneka kažkodėl, aš nesuprantu kodėl. Tai va, todėl mes šiandieną su jumis nagrinėsime. Kaip visą tai veikia ir kodėl. Aš tikrai nepažadu, kad mes pabaigsime po valandos, nes tema yra įdomi, tema yra svarbi ir ji yra aštri ir skausminga. Nes, panas, įsivaizduojat, statistiniais duomenimis moteris vidutiniškai praleidžia 17 metų savo gyvenimo sėdėdama ant dietos. Jūs tiesiog pabandykite įsivaizduoti tą skaičių. Kas yra dieta? Ne kaip režimas, maitinimo, kaip kasdienis, aš išsirinkau tokį maitinimo režimą ir aš jame gyvenu, nes dieta iš pradžių sugalvota buvo taip, dieta tai yra maitinimas režimas. O ribojimuose
savęs bausmėje, nes mes visi įvardėjam dietą kaip kažkokią tokią mini bausmę už tai, kad aš prieš tai pavalgiau, aš save apribosiu ir paskui grįšiu prie normalaus gyvenimo. Ir va tokiuose supynėse, kur aš save baudžiu, riboju, paskui paleidžiu, nusiraunu, paskui vėl baudžiu, riboju, paleidžiu, nusiraunu, moteris leidžia 17 gyvenimo metų. Įsivaizduokite. O kai mes sėdime ant dietos, mes apie nieką kitą kaip apie dietą galvoti nelabai ir galime. Esate susidėjusius ant dietos. Apie ką galvoji? Blin, apie maistą. Arba apie maistą, arba apie tai, kaip man savęs gaila, kadangi aš sėdžiu ant dietos, visi valgo, o aš negaliu valgyti. Ir įsivaizduoju, kur yra mūsų fokusas, ten eina mūsų energija. Mes visą savo gyvenimą skyrę pašvenčiame dietoms. Ne visą, bet kokį gerą trečdalį. Tai aš nusprendžiau, kad aš asmeniškai noriu, aš turiu kur išleisti to savo 17 metų gyvenimo, nors dalį vis tiek, aš nesėdėdavau ant dietų, nes tai yra ne mano, man sunku ir plus aš turiu dėmesio sutrikimą ir hiperaktyvumą, man šis yra sunku, aš tokia impulsyvesnė, bet aš labai žiūrėdavau, aš kiekvieną dieną sverdavau, aš buvau psichiškai besisverinti moteris. Aš sverdavausi ryte tuo pačiu metu su kelnaitėmis ir aš sverdavaus dar papiet ir aš labai bijodavau priaugti. Man nepatikdavo apkūnų žmonės, tikrai aš prisipažįstu. Man būdavo labai retai, kada apkūni moteris, graži, pavyzdžiui, simpatiška. Ir man, aš viduje tiesiog nekęsdavau riebalų, man tai būdavo tokia baimė priaugti svorį ir baimė, gal dėl to aš jau ne vaikystėje buvau moteris, gal mums ten tiek įkrovė į galvą, kad tai yra negražu, kad tai yra baisu, nežinau, kodėl tai buvo. Ir tik tada, kai aš pradėjau dirbti su moterimis, su anticeliulitiniu masažu, kai aš pradėjau liesti jų kūnus, kai aš pradėjau girdėti jų istorijas, nes aš susirinkau, aš virš 43 tūkstančių valandų priskaičiavau dirbantį, ne vien tik su anticeliulitu, bet tai buvo didesnė mano darbo dalis. Ir supraskit, jos visos atkeliauja su savo istorija. Aišku, ten buvo pasikartojantis, pas mane buvo beveik visi lojalūs klientai pastovus, bet vis tiek ir jų skausmas, ir tas bendravimas su savimi, ir aš tiek įsimylėjau moters kūną, man be abejo yra gražus kiekvienas kūnas, moters, tikrai labai, bet tiesiog tai yra nereikalinga apkrova. Ir jeigu aš matau apkūnę moterį, aš tiksliai žinau, kad ji gyvena ne savo gyvenimą. Ir man tiesiog noris padėti ją išpakuoti tą neišnaudotą jos, tą resursą neišnaudotą ir paimti ir skirti jį keliavimui ten, kur ji iš tikrųjų svajoja būti, nors kartais net bijo savo prisipažinti, kad jie apie tai svajoja. Taigi, pasileidžiame į mūsų tą kelionę ir aš bandysiu jums paaiškinti, kas vyksta mūsų kūne, kai mes priaugame riebalų ir kaipgi mano sistema padeda su tuo nekovoti, kaip padeda su tuo dirbti, saveikauti, susidraugauti su tą sistemą pagaliau, tam, kad riebalai pradėtų dirbti mums, o ne mes visą gyvenimą dirbtume kovoje su riebalais. Taigi, moterų biologijos paradoksas. Kodėl aš pavadinu tai būtent taip, kadangi mūsų hormoninė sistema yra 3 kartus stipresnė, sunkesnė negu vyrų. Pas vyrų ką? Testosteronas, jeigu lygis išlaikomas, energijos lygis tuo patus ir jie visą laiką gali būti labai stabilus. Be abejo bus įrašas, vyksta, mes girdėjome, tai turėtų viskas būti gerai, nebent koks nors kataklizmas, nukris meteoritas ar dar kažkas, tada gali nebūti, bet visais kitais atvejais turėtų būti. Taigi, o pas mus kas vyksta? Estrogenai, progesteronas, pas mus mes esame labai jautrios kortizoliui, mes emociškai vyras, ėjo ir praėjo, mums drebino, mes po stresu negalim atsigauti, paskui mes vaikščiam, mums bloga, mes silpsna, kiek alpstančių moterų yra, mes daug jautresnė, mūsų nervinė sistema yra daug jautresnė negu vyrų. Ir mes, visa mūsų hormonų sistema yra sukurta taip, kad mes turime priaugti svorio prieš mėnesinių ciklą, menstruacijų ciklą, ir tai būna svoris neriebalinis, tai būna dažniausiai vanduo, bet mes turime pasiruošti, jeigu vdrūk mumise užgimtų gyvybė, žodžiu, ir paskui mes numetame tos kilogramus ir taip mes ir keliaujam. Ir jeigu mes nesuprantame, kad mes esame labai cikliškos, tai yra didžiausias mūsų lieknėjimo priešas tada būna, nes moteris būna įsikabinusi į tą lieknėjimą ir neduok Dieve, tas
100 gramų jai priauga, jinai stresuoja. Bet šiaip mūsų hormonų sistema yra tikrai labai sunkiai. Pas vyrus irgi yra ir leptinas, ir grelinas, insulinas, viskas pas jų yra, bet estrogeno, ne, ir progesterono, va to tokio šolinėjimo ir to tokio oksitocininio mūsų poreikio jie neturi. Ne? Todėl jų svorį reguliuoti yra daug lengviau, nu nebent jie ten geria savo alų ir jau ten jie fitoestrogenų yra pilni, bet mes šiandieną ne apie juos. Taigi mūsų kūnas, jis yra taip sukurtas, kad mes galėtumėm saugoti savo gyvybę, ne, ir duoti gyvybę kitam žmogui. Tikrai mes nesame numatyti būti bikinio mergaitėmis. Ir kai mūsų kūne gyvuoja stresas, mes jaučiame nerimą. Ir moteris šiaip yra toks būtybė, kuri nuolat gyvena strese. Visada. Mes esame streso, kaip čia, kamoliukas. Ne? Tai mes dėl visko esame pasiruošę stresuoti. Dėl santykių, dėl darbo, dėl pinigų, dėl vaikų, dėl kad mums tik duo galimybę, jeigu mes sąmoningai savęs nevaldome. Jeigu mes neįsisąmonime tai, kas vyksta, mes nuolat gyvename strese. Ne? O kai mūsų yra stresas, kortizolis opa, insulinas opa ir saugomi riebalai. Aš jums atskleisiu paaiškinsiu visus tuos, kas vyksta. Ne? Kortizolis didina insuliną, insulinas saugo riebalus, niekas nedega. Kai tik mes jaučiame ramybę, kai mes esame atsipalaidavusios, ne, mes jaučiame saugiai, gali vykti riebalų deginimas. Ne? Tiesiog dalis moterų buvo taip, kad viskas saugu, viskas ramu, valgome tiesiog, nes jinai neturi krypties, ką veikti, nes jinai neturi tikslų tikrų, nes jinai neturi svajonių, vardan kurių ji turėtų veikti ir tada ji tą savo prisipildymą, nes nerealizavimą, nerealizuotumą, ji tada bando užvalgyti dėja ir pradeda augti svoris. Nors kai yra saugu, kai vyras tau sako, gali dirbti, gali nedirbti, aš tave myliu, tu mano vienintelė pasaulyje pati gražiausia, ir moteris gali, tokia moteris, kuri yra mylima, visų pirma, kuri mylinti pati save. Grinai aš, taip vyras sako, labai gerai. Tai va tokiai moteriai mesti svorį yra paprasčiausia. Ne mesti svorį, bet gyventi be viršsvorio, sakykime taip. Ja yra paprasčiausia. O kai moteriai reikia kovoti, išsikovoti savo vietą pasaulyje, ir ji yra nuolatinėme strese, va čia vyksta nuolatinė kova. Bet apie santykių, nes mūsų vyrai visada yra, ir žmonės aplinkui yra visada mūsų santykė su savimi atspindys. Jeigu jūsų vyras jūs žemina, ten engia, nesirūpina, tai reiškia, jūs darote su savimi lygiai tą patį. Jūs neįsivaizduoju moters, kuri mylėdama save leistų kažkokiam vyrui save engti, ar nepagarbiai su savimi elgtis. Tai yra neįmanoma. Jeigu moteris tai kenčia, reiškia, ji turi į save lygiai tokį patį požiūrį, bet tai yra ne šio webinaro dalis. Todėl, jeigu jūs myli vyras, žinokit ir jaučiate, kad jūs namuose yra laimė ir darna, žinokite, kad jums mesti svorį yra daug lengviau negu kitoms moteriams. Taigi, dėja mes gyvename su didžiuoju mitu, kuris mums buvo įdiegtas su motinos pienu, kad kad turėti pinigų, gerus, reikia daug dirbti. Reikia kentėti, pasižiūrėkti visą mūsų klasiką, visur tas yra kančia yra išpuoselėjama. Vat sako, jų meilė tiek praėjo, jie tiek atkentėjo, tai reiškia, kad jau ta meilė vertinga, ar jinai jo tiek laukia ir galiausiai jis suprato, kad tik tai jį ten yra vienintelė, jį iškentėjo ten, jį pasiekė savo meilę, ar ten jis tiek siekė ten savo darbe ir jis pagaliau ten pasiekė. Ir mums atrodo, kad kentėti yra būtina. Visos dainos yra apie kančią. Ir mumise tiesiog kultivuoja tą kančios, kančios kultas yra. Iš tikrųjų, pagalvosi, tai yra kančios kultas. Čia grinai apie mane, kaip atsikratyti to įsitikinimo, kad reikia kentėti daug dirbti. Tai reikia dirbti su to įsitikinimu. Tai yra tiesiog algoritmiška. Aš dabar dirbu su negalėjimu pardavinėti, ne tai, kad negalėjimu pardavinėti, bet bloku.
ne? O kad pas kažką, va, tai yra tai, kad būtinai reikia kentėti. Žiūrėkit, evoliuciškai yra taip, ne? Anksčiau, prieš tai, senesniais amžiais būdavo tam, kad evoliucionuotų mūsų dvasia, ten siela, ne? Siela evoliucionuotų ir žmogus evoliucionuodavo per kančią. Natūralu, jo, žinot, sakiau, per savo ten klaidas, per kančią, nu, kaip čia, per aspirumą dastrum, per kančias į žvaigždės. Bet keičiasi pasaulis, mes gyvename nuostabių laikų, kai galima arba kentėti, arba eiti per žinojimą. Mums duota, mes gyvename informacijos amžiuje ir nepasinaudoti to, be abejo, Lina galima bus pamatyti įrašą, nepasinaudoti to yra, aš kaip sakau, nuodėmė ir yra būtent, yra nusikaltimas. Mes galime pasinaudoti informaciją, tiesiog reikia atrinkti, kadangi gyvename informacinėme amžiuje, mes paskęstam informacijos rautose ir atskirti, va čia yra užduotis. Bet kentėti panos tikrai nėra būtina. O kadangi pas jas gyvena tas kančios įsitikinimas, kad būtinai reikia kentėti, jeigu mes pasiekėm kažką paprastai, mes pradedam sabotuoti, mes pradedam kankinti, ne, mes pradedam menkinti tą rezultatą, ne, mes blokuojame visą savo lengvumą, nes tada mes jaučiamės nevertos. Nes tada kažkas ne taip. Mano draugė geriausia, jinai dirba, labai daug dirba ir dabar jai paskyrė kitą projektą ir ten nėra, o jinai prieš tai dirbdavo ir verkdavo, kad jį dirba visą laiką. Mes važiuojam pailsiauti, jinai sėdi prie kompo, ten dieną, mes jau einam į klubą, ten ar restoraną, jinai dar selektorius pas ją, jinai ten negali išeiti ir jinai skųsdavos. O dabar jie davė projektą, kur jinai labai mažai dirba. Ir jinai sako, aš jaučiuosi taip, lyg aš esu dykaduonis ir man moka už nieką. Sakau, nieko, kad tu 5 ar 8 metus atidirbai dieną naktį. Tau dabar pirmas toks trumpas laikotarpis, kai tau duoda iškvėpti ir tu esi nelaiminga, nors prieš tai tu zyzdavai. Vat įsivaizduoji ten, kiek yra įsisąmonintas momentas, kad tu turi užsitarnauti. Jeigu tau pasisekė lengvai, reiškia, čia nevertinga, arba čia yra apgaulė. Ne, tai būti negali. Paieškok, kažkur bus jau antras dugnas. Tai yra tiesiog įsitikinimas. Aš noriu, kad jūs suprastumėt, kad tai yra netiesa. Mumis apgavo. Taip neveikia. Jo, ir nes mes turime tokį kaip termostatą. Ne, pavyzdžiui, žinot, kaip būna. Taip, kažkas vėl sujungtų to panos. Suieškokit, adminai, kažkas gerai, kas įsijungęs yra. Mikrofoną. Kai yra, pavyzdžiui, temperatūros davikliai ir kai yra įjungtas kondicionierius, kaip būna nustatoma, kad turi būti temperatūra, kilti ne žemiau, pavyzdžiui, nusileisti ten 18 laipsnių. Ir jeigu temperatūra prakrenta, įjungiamas yra šildymas, ne? Ir temperatūra šyla. Bet jeigu temperatūra pakyla daugiau negu, pavyzdžiui, 23, kai nustatyta norma, įsijungs šaldymo režimas ir mažins temperatūrą. Tai mes visame kame irgi turime savo termostatus. Finansuose, santykiuose, kūno, požiūrė į kūną, visame kame. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų normalos termostatas yra, kad jūs turite uždirbti ne mažiau negu ten 1000 eurų ir jeigu jūs jausite, kad šį mėnesį, pavyzdžiui, mažiau, jūs pradėsite imtis veiksmų, dėti daugiau storių, nežinau, ten skambinti klientams, pardavinėti, kažką daryti, nes jaučiate, kad prakrenta, ne, ten neateina ten tiek ir tiek klientų. Bet jeigu jūs jausite, kad klientų pas jūs atėjo šį mėnesį daugiau negu jums buvo įprasta, jūs pradėsite sabotuoti tą rezultatą, nes jūs pradės irgi purtyti, nes mes jaučiame nesaugumą. Kai mes labai, ir Lauras ir sulieknėja. Aš milijoną kartų esu gyvenus taip, kad aš lieknėjau dėl kažkokio, pavyzdžiui, dėl kažkokios renginio, pavyzdžiui. Jau sulieknėjau ir galvoju, svarbiausia dabar išsilaikyti, nes anksčiau laiko sulieknėjau. Ir aš, kadangi jau esu gražesnė negu numačiau, aš pradedu valgyti, ką nors, čia būdavo anksčiau, ar padaryti kažkokias nesąmonės ir viskas sugadinu. Yra tokių buvę pas jūs. Ar ten vasarai, ruošiuosi vasarai, jau pasiruošiau anksčiau laiko, kol vasara atėjo, aš vėl karočiu storulę. Kiekvieną, kokiam atostogom, nes jau mes
dedame pastangas ir mes viršijom lūkestį, padarėme rezultatą anksčiau negu reikia ir viskas, ir mes nežinome, ką daryti, o ką toliau, nes nebuvo numatyta, kad tai yra norma. Ir tik tada, kai tai tampa norma, mes išeiname iš to užburto rato ir mes galvojame, nu čia irgi, okei. Ir mūsų tikslas yra plėsti normą. Nesvarbu, jeigu jūs santykėje gyvenate, susitinkate vyrą ir jūs prieš tai, pavyzdžiui, kaip pas mane buvo, su savo vyru būdavo toks santykis, jis elgdavo, pavyzdžiui, nelabai gražiai, nu aš tokį požiūrį turėjau į save irgi ten leidau. Ir paskui aš susitikau savo kitą vyrą ir jis man duris atidarinėja mašinoje, ten ir vienu momentu man atrodo, kad kažkokia nesąmonė, jaučiu kažkoks lochas ten, nu. Ir aš jau pradedu ieškoti, rakinėti, kas yra su juo ne taip. Suprantat? Nes tipo negaligi būti taip gerai. Nu, nes kažkas ne to, čia kažkas su juo yra turbūt negerai. Vietoj to, kad pasidžiaugti, suprantat? Tai va tas yra visame kame. Todėl mes tiesiog turime suprasti, kad jeigu mums nereikia kentėti, kančia nėra, taip, aš išmoksiu dirbti. Kad, aš noriu, kad jūs suprastumėte, ir mes dirbsime su tuo maratone. Suprasti, kad kančia nėra didvyriškumas. Kančia yra energijos nupilimas. Kai mes kenčiame, mes negalime jaustis laisvi. Nes aš turiu biškį išsitraukti. Ir laimingi. Šarūnytę išjungiam. Garsą, išjungiam. Mergaitės, pasitikrinkite gerai dar kartelį, kad pas jūs būtų išjungtas garsas pas visas. Taigi, kančia tai nėra apie didvyriškumą, jūs nesate kieta, kai jūs kenčiate. Jūsgi visos norite lengvesnio gyvenimo. Nėra ne vienos, kuris sako, aš norėčiau gyventi kančioje, tegul man būna sunkiau. Ir palinkėkit man per gimtadienį, ko daugiau sunkumų gyvenime, kad aš jausčiaus, kad aš esu vertinga. Ne, blin, norim, kad išsipildytų lengvai, su mažiausiam ten, dieve, ten ekologiškiausias, man palankiausių būdų, visas rašote afirmacijos, žinau, visos norit lengvumo, bet paraleliai to lengvumo savo neleidžiate, nes sėdi kažkokias svoločius ir sako, ne, reikia kentėti, kitaip tu nenusipelnius. Tai mums reikia atkapstyti, kas ten šneka, kieno balsų šneka šitas įsitikinimas ir tiesiog jie neutralizuoti. Taigi turime suprasti, kad lengvumas yra jėga. Kuo lengviau mes kažką gauname, tuo daugiau jėgų mums lieka. Nes jeigu aš gavau tai lengvai, reiškia, aš neišnaudojau savo jėgų, reiškia, aš tas savo jėgas galiu panaudoti kažkur kitur. Ten, kur aš iš tikrųjų noriu, nes mes visada turime kur augti. Ir dar vienas, kad kūnas yra mūsų partneris. Yra mūsų partneris ir mūsų dovana. Jis nėra mūsų priešas. Jis prieš mus nieko nenusikalto. Kad nusirengė, čia žiūrėk, čia pas mane leškos storos, čia pas mane kyšo ir vien pretenzijos. Kokio atsako, blin, tu nori iš savo kūno, jeigu tu visą laiką esi juo nepatenkinta. Pabandyk turėti draugę kokią nors, kuri pastoviai tau reiškia pretenzijas. Tai tu negraži, tai tu nepakankama, tai tu vapšė kažkokia lieta, tai tu stora, tai tu, blin, čia tau ne taip, tai tu kreiva. Tu norėsi su tokia draugė bendrauti? Nugi nenorėsi. Tai kodėl jūs galvojat, kad kūnas yra irgi energetinė būtybė. Ir jeigu jūs pastoviai duodate jam kritikos, jis pradės tą kritiką atitikti. Jis nieko nesistengs dėl jūsų. Mes turime dirbti iš vien, pažiūrėkite, tu kūnui duodi čiučiut, sakai, ką aš dėl tavęs dar, ką aš galiu dar dėl tavęs šiandien padaryti. Einu išvesti tave pasivaikščioti, nupirksiu tau skanėstą, vaikam neduosiu, patys valgysiu kokį nors skanų fainą dalyką. Sau su meile, kad mes bendrininkai, nes aš visą laiką, pavyzdžiui, suvalgau vaikam neduotų. Mano vaikams su kuo reikalinga laiminga, sveika ir laiminga mama. Jie vis tiek išsireikalauja savo, ko nori. Ir kai aš pajaučiau, kad mano kūnas yra mano sąjungininkas, kad niekas nėra arčiau manęs kaip mano kūnas, jis su manimi, aš per jį tik galėjau ateiti į šį pasaulį ir kai baigsis jo gyvavimo ciklas, aš išeisiu, aš be jo šitam pasaulyje gyventi negaliu. Aš pajaučiau tokį dėkingumą, aš pajaučiau, kad mano kūnas yra toks tobulas. Aš anksčiau turėjau priekaištų nosiai, tom savo tiem vokam, krūtis netokios, užpakalis netoks, blin, tos kojos kažkokios, ne, kojoms mažai turėjau pretenzijų, meluosim, man normaliai mažiausiai turėjau pretenzijų. Šonai tie mano krenta, pečiai man per platus, tas negerai, tas anas negerai, žodžiu, pretenzijų va. O dabar aš žiūriu tą savo kūną ir galvoju, ačiū tau.
tiek tu visko atnešioji mane, visus mano projektus atlaikai, visas mano pretenzijas išlaikai. Tiek, kai aš pradėjau dėkoti savo kūnui, jis pradėjo keistis panos, be labai stiprių nu, indėlių, be labai stiprių kažkokių energetinių įnešimų į jį. Kūnas jis tik ir laukia, jis tik bet kurios iš jūsų kūnas. Aišku, jeigu jūs jau ten 50 metų jį kankinote, reikalavote ir normaliai nemaitinote, o darėt visokias nesąmonės su juo, faktas, kad užtruks, kol jūs, net neužtruks ne kūnas, užtruks, kol galva susikalibruos. Tikrai ne kūnas užtruks. Tai va, tai reikia nusiteikti, bet pasižiūrėkite į save, kad tas jūsų kūnas, mes maitinam jį šūdais, atsiprašant, maitiname per daug, valgome, nes nesusitvarkime su vyru, kišame į kūną, ten nesusitvarkėm darbe, kankinam kūną, o jis viską atlaiko, jis viską suvirškina, jis vis tiek gyvena, širdelė vis tiek plaka, viskas vyksta. Ir pabandykite perjungti, net be maratono, tiesiog pajauskite dėkingumą, kad jis viską atlaikė ir jis vis tiek leidžia jums būti čia. Klausytis maratoną, tai reiškia, jūsų gyvenime viskas yra labai gerai, jeigu jūs pirmadienio vakarą galite leisti savo atsisėsti ir klausytis webinarą. O jeigu jūs juolab einate į programas, kažkokias perkate kursą savo, ar dalyvaujate, turite galimybę bendrauti su draugais, turite vaikų, tai jūsų kūnas padarė, tavo kūnas, pagimdė vaiką, užaugino iš tokios spermos dalelės, tokį vaiką, o dabar aš žiūriu savo vaiką, kuris yra aukštesnis už mane, visą tai padarė mano kūnas. Ir jis yra didžiausias mano pagalbininkas, jis yra didžiausias mano partneris. Ir bet kokią nesąmonę aš sugalvočiau gyvenime, jis eina su manimi, nori jis ar nenori, dažniausiai niekas jo ir neklausia. Taigi labai svarbiausias dalykas yra mūsų kūno riebalų deginime. Yra gili mūsų operacinės sistemos transformacija. Mes turime paimti mūsų diską ir perrašyti jame informaciją. Ir tai yra vykdoma būtent taip kaip kompiuterį. Perrašyti programą, perrašyti programą, perrašyti programą. Kitaip tai neveikia. Darbas su lieknėjimu be įjungimo galvos nepaeis. Tai va, taigi, kaip ir minėjau, riebalai irgi nėra priešas, su jais nereikia kovoti, nes tai yra tavo. Tai yra tavo neišnaudotas resursas. Bet aš labai noriu, kad jūs suprastumėt, kad tai nėra tiesiog nekaltos atsargos. Kai mes, čia pas mane atsargos, ir jos juokauja. Moteris ir ne tik moteris turinčios antsvorį. Kad, čia mano autoritetas, mano tėtis amžinatilsį taip sakydavo apie savo pilvą, pasipūdavo pilvas didesnis, nors jis nekerdavo. Tai nėra nekaltos atsargos, nes aš sakau, tai yra energija komoje, ji yra pusiau negyvybinga energija. Palaikyti žmogaus, kuris yra komoje, gyvybę yra daug sunkiau negu palaikyti gyvybę žmogaus, kuris yra normaliai sąmonė. Tai kenčia, žiūrėkit, kai žmogus yra komoje, labai daug reikia gydytojų, kad aplinkui visi aparatai, elektra ten pajungta, visi turi ten nuolat jį žiūrėti, stebėti, maitinti, tai yra sunku šeimos nariams. Lygiai tas pats yra su mūsų kūnu. Aš noriu, kad jūs įsisąmonintumėt vieną dalyką. Kiekvienam kvadratiniam, kubiniam, sakykime, centimetrui riebalinio audinio mūsų papildomo, kuris jau yra nereikalingas. Mūsų organizmas turi sukurti 10 kilometrų, apie plius minus 10 kilometrų kraujagyslių. Kiekvienam, o įsivaizduokit, kiek tų kubinių centimetrų yra pas žmogų, kuris apauga riebalais. 10 kilometrų. Ir kiekvieną tą 10 kilometrų, nesvarbu, sakau, kad viena ta kraujagyslė smulkiausia, jos diametras yra 50 kartų mažesnis už mūsų plauko. Bet ten reikia prastumti kraują, nepamirškite. 10 kilometrų čia ir įsivaizduokit, kiek tų kilometrų papildomų kraujagyslių mes turi pagaminti mūsų kūnas. Tai prastumti ten, kam tenka apkrova kraują? Širdžiai. Ir sulig kiekvienu tuo kilogramu ir nereikalingais riebalais, jūsų širdis turi papildomai dirbti tam, kad užtikrinti aprūpinimą. Nes kiekvienai ląstelei riebaliniai vis tiek reikia maisto, reikia deguonies, reikia vandens, visą tai reikia aprūpinti, įsivaizduokit. Jūs turite ne tai, kad netgi suvalė, o dažnai būna žarnynas pralaidus ir negauna. Ir jūs užsukate tokį sunkų gyvavimą savo kūnu. Už ką?
Tai nėra nekalti riebalai. Aš sakau, aš nesu už tai, kad ten visos būtų nusausintos ir su sixpackais. Mes ne apie tai. Bet, kai žmogus turi riebalų per daug, tai jis tiesiog apkrauna savo organizmą. Tai yra tas atsargas, tikrai nereikia žiūrėti, stengtis atsikratyti, galvoti, bulin, kiek aš dar galiu gyvenime, tuo aš pasieksiu, tuo aš viską sudeginsiu, mano kūnui bus lengviau, o aš visą tai pasieksiu savo gyvenimo rezultatais. Ir jūs tikrai galite prikurti norų, kuriuos norit pasiekti. Susidėlioti planą, kaip jūs jį sieksite. Ir pamatysite, kai su kiekvienu žingsniu, kai jūs eisite prie savo tų tikslų, jūsų kūnas tirps. Aš jums tai faktiškai garantuoju. Tai va. Pasakiau, suprat? Tikit manim. Taigi, eisime dabar į hormonis. Aš labai noriu, kad jūs pakeistumėte požiūrį į savo kūną. Tai yra bazė. Tai yra viso ko bazė. Nes žmonės kalba apie lieknėjimą, laikosi dietų, bet galvoje neperjungia, kaip čia, dačikų, tiesiog, tumblerio neperjungia. Ir ant senos programos bando tiesiog kažką pakankinti to savo kūno, tai taip neveikia. Pasitikėkit Marina ir susitarkit su savim, pamatysite, kokie rezultatai bus nerealiai. Ačiū labai, Vaida. Taigi, leptinas, tai kažkas girdėjo apie leptiną, man mačiau, atrodo, rašyti. Tai yra hormonas sotumo. Žiūrėkit, kai mes valgome, visi kalba apie insuliną, bet labai dažnai papasakoti apie insuliną irgi, ar visi žinot. Nes kaip vyksta viskas, mes suvalgome maistą. Iš angliavandenių, pavyzdžiui, iš gliukozė yra paverčiama, išskaidoma iki acetilkofermento A, nesmė. Ir mūsų iš pradžių panaudojama, tikrai tiesa apie norus ir svorio kritimą. Nematau, kas rašote, nes iPhone parašyta, tai aš žinau tiksliai, kad tai yra tiesa. Tai va, mes suvalgome. Mūsų kiekvienai ląstelei reikalinga energija. Kiekvienai. Mes turime trilijonus ląstelių, trilijonus. Ir mūsų kasa išskiria insuliną. Insulinas yra kaip, raktininkas. Jis bėga su raktais, ten jų daug yra insulino išskiriama, ir jis bėga su raktais prie kiekvienos ląstelės, atrakina kiekvieną ląstelę ir ten įleidžia po truputėlį gliukozės, tam, kad mitochondrijose galiausiai būtų pagaminta energija ir kiekviena ląstelė galėtų produkuoti, nes kiekviena ląstelė yra lygiai kaip žmogus, mums reikalinga energija, kaip miestas, pavyzdžiui, kuris turi gamyba vyksta ten. Tai va, tai insulinas turi atrakinti kiekvieną ląstelę ten, kad ten įeitų ta gliukozė, nes maistas yra išskaidomas ten iki gliukozės, žodžiu, ir iš gliukozės yra gaminamas energija. Ir dalis gliukozės yra perdirbama kepenyse ir ten paverčiame glikogeną. Glikogenas yra gliukozės atsargas, tokį pirmtakas. Jis yra saugomas kepenyse, nes iš kepenų glikogenas maitina smegenis, kai mes, visą dieną, pavyzdžiui, ir ypatingai, kai mes miegame naktį. Ir glikogenas irgi saugomas yra raumenyse visą laiką, nes mes judam, mums pastoviai reikia imti, nes mesgi nevalgome visą dieną. O glikogenas yra, mes iš ryto pavalgėme, insulinas visiem atrakino durelės, visi pavalgė ir paskui viskas yra deponuojama, tada į kepenis ir į raumenis. Jeigu visi privalgė, jau šitie depo mūsų raumenyse ir kepenyse pilni, sako, viskas, mums nebetelpa, visą hebrą pavalgiusi, visi energingi, mums nebereikia, o jinai toliau valgo, jinai iš dar šokoladuką, pamaisto dar ką nors, ir yra too much, ir energijos yra per daug. Cukrų palikti kraujyje mes negalime, nes jis rūgština kraują, tai yra mirtis. Reikia tą cukrų kažkur tada mums nusaugoti. Ir tada gliukozė paverčiama yra riebalais. Riebaliosiomis rūgštimis, sujungiamas yra su gliceroliu ir glicerolis plus 3 riebiosios laisvės rūgštys, jos yra gaminamas trigliceridas, tai yra riebalas. Ir tada yra sandėliuojama riebalinėme audinyje. Ir kuo daugiau perteklinės tos energijos, kuo daugiau, pavyzdžiui, per daug žmogus suvalgė ir nesugebėjo išnaudoti jos, tuo daugiau yra sandėliuojama riebalų. Tuo vėl kažkas. Vėlandutė, aha. Tai va, į riebalus. Tai vyksta mūsų insulino veikla. Ir kai insulinas išėjo į kraują, jis riebalus deginti neduoda. Tai yra riebalų apsauginis. Nes, kodėl? Nes
gliukozė tai išsudeginama labai greitai, labai greitas, pigus kūras toks labai greitas, bet jinai mažai išskiriama yra šilumos, ATP energijos yra išskiriamas, ne tiek daug, neilgai grojanti energija, sakykime, o iš riebalų yra išskiriama daugiau energijos, mūsų, ir riebalai yra saugomi iki paskutinių, karas, o mes nevalgė, žinot, yra, ir riebalus saugo insulinas, kai insulinas yra kraujyje, kita prasme, yra išmestas, tai jis neduos deginti riebalus. Sudegins visą cukrų, kuris yra, sudegins glikogeną tada iš raumenų ir paskui žiūrės, galbūt, bet jeigu bus aukštas insulinas ir nepareis daugiau maisto, pradės ieškoti toliau maisto šaltinių, tada pereina, pavyzdžiui, prie baltymų ir pradeda ardyti baltymus. Jeigu žmogus nevalgo, jeigu moteris, pavyzdžiui, save kankina, ji yra strese, nes ji labai pergyvena dėl savo kūno, kortizolis kyla, hormonas, kuris yra atsakingas, streso hormonas. Kortizolis kyla, o kortizolis kelia insuliną natūraliai. Tu gali nieko nevalgyti, bus aukštas insulinas. Ir kai tu esi strese, pavyzdžiui, nieko nevalgai, insulinas yra aukštas ir jis neduoda deginti riebalų, pas tas kūdas moteris, jis nebūna riebalinė, raumeninės masės. Yra tekę matyti, kad jinai yra kūda, nieko nevalgo, o pas ją raumenys nyksta. Ir sako, būna, žinot, kad sėdi ant dietos, tu prarandi ne riebalus, o prarandi raumenis. Tai va todėl, kad reikia, energijos reikia, organizmas mūsų ieško iš kur gauti, nes jis gali į acetilkoenzim A, kaip čia, sakykime, anglis, kuri kad degtų, malkas. Jie gali padaryti iš gliukozės, jie gali pavirsti iš riebalų, išskadžius riebiąsias rūgštis ir gali iš baltymų. Stengiasi baltymų neardyti, nes tai yra mūsų visas statybinės medžiagos, bet jeigu insulinas aukštas, jis neduos sudeginti riebalo, jis saugos riebalus ir tada nenori, priverstas organizmas yra valgyti baltymus, kadangi niekas jam neduoda maisto, neateina nauja gliukozė, jis turi tada išgauti ją iš baltymų. Ar šitame etape yra aišku? Jūs man papliusuokite. Ar yra klausimų? Todėl, labai gerai, todėl mums būtinai reikia, visų pirma, duoti, jeigu, gliukozės, kad mes galėtume normaliai maitintis, angliavandeniai irgi yra reikalingi, baltymai, kai baltymai su maistu irgi yra ok, nes gaminama gliukozė ne iš pačių baltymų, bet iš amino rūgščių. Tai va, prieš treniruotę, pavyzdžiui, gerai duoti būna, kai mes norime auginti raumenis ir apsaugoti raumenis, mes duodame kodėl baltymus arba BCA, tų amino rūgščių kažkokių, taip. Todėl mums yra labai svarbu užtikrinti, kad kortizolis būtų neaukštas, kortizolis, nes jis kelia insuliną. Jeigu mes norim sudeginti riebalus, tai mes turim užtikrinti, kad kortizolis būtų žemas, insulinas žemas ir tada mums atrakinami vartai riebalų deginimui. Tai vat visas procesas turi užtikrinti, kad būtų šitie du rodikliai žemai. Tai va, o hormonas leptinas, jis yra išskiriamas riebalinio audinio. Žiūrėkit, kai riebalų jau užtenka, ta prasme, užsipildo kūnas riebalais, pakankamai, mes turime normą riebalų. Tai išsiskiria leptinas, kuris keliauja į smegenis, tuk, sveiki, turime energetinių atsargų pakankamai, deginame riebalus. Dabar valgyti nereikia, nes leptinas yra sotumo hormonas. Kai pas mus yra pakankamai riebalų, jis atkeliauja ir sako, dabar valgyti nereikia, neduokite šeimininkiai signalą, kad jie yra alkana, mes esame sotus, mes davai judėkime, darykime kažką, kai leptinas yra norma ir jis yra girdimas. Kūnas yra energingas, mes norime judėti, mes norime daryti viską, kad sudeginti tuos riebalus, nes mes turime iš ko gyventi, mums nereikia valgyti. Tai va, tai turėtų būti tokia situacija. Bet kai insulinas yra aukštas, jis blokuoja priėjimą, jis mažo to, kad saugo riebalus, jis dar stovi prie smegenų ir kai leptinas ateina su savo žinia, kad mums užtenka energijos, jis sako, nepraeisi. Sako, smysli nepraeisi. O insulinas yra daug kietesnis ir stipresnis už leptiną. Sako, ir jis neįleidžia leptiną į smegenis. Ar yra būdas numesti svorį sergančiam cukriniu diabetu? Gliukozės kiekis reguliuojamas insulino. Asta, būdai bet kokiu atveju yra, tik faktas, kad tai yra ne šio momento nagrinėjantinas, momentas. Čia reikia nagrinėti atskirai.
Bet kokiu atveju, pavyzdžiui, mano programa, aš esu tikra, kad ir net sergant cukriniu diabetu, gali būti naudinga, tik vis tiek reikia konsultuoti su gydytoju. Jūs vis tik visi, kas turite cukrinį diabetą, turite konsultuotis su savo gydytoju. Kiekviena mano programa ir visos kitos, ypatingai online, kai mes dirbame 1-2 su žmogumi, mes dar galime, supraskite, ieškoti būdų. Bet online, kai aš dirbu su 3, 4 ir virš 100 žmonių, aš negaliu užtikrinti kiekvienam, todėl programa yra kuriama santykinai sveikiems žmonėms. Jeigu jūs turite tam tikrų sveikatos sutrikimų, jūs pasiemat programos aprašymą, konsultuojate su savo gydytoju ir tada, važiuojate arba nevažiuojate kartu su mumis. Programos eigoje aš galiu skirti dėmesį ir ieškoti, atsakinėti į klausimus ir ieškoti su jumis atsakymų, bet jau programos viduje. Tai žiūrėkit, leptinas nėra įleidžiamas su savo informacija į smegenis ir smegenys nežino, kad mes esame sočios, kad mums pakanka riebalų, kad mums jau laikas pradėti juos deginti. Jūs sako, tai badaujam žmonės, trūksta mums, nesotus, kažkaip neprivalgiam. Davai dar ką nors pavalgom. Naktį galim atsikelti, sako, come on, badas, einam valgyti. Ir prasideda, kai mes pradedam valgyti ir negalime sustoti. Tai reiškia, kai jeigu tu valgai ir negali sustoti, reiškia didelė tikimybė, kad tu valgai būdamas strese, arba darbe, kai būna stresas arba kažkas, ir kad tu būni strese, kortizolis aukštas insulinas, nifiga neleidžia leptino atkeliauti ir tu valgai ir negali pajausti sotumo jausmo. Nes kai viskas būna ok, tikrai manau, kad žinote, kad suvalgote tos kelis kąsnius ir jau, normaliai jau pradame jaustis. Ir kartais būna tiek trūksta dopamino, kad norisi dar biškį pavalgyti, bent jau pasidžiaugti kažko, nes visa kita aplinkui yra blinša. Bet sotumo jausmas ateina pakankamai greitai. Tai jeigu jūs nejaučiate sotumo jausmo, turėkite mintyje, kad jūs tvarkykite su streso lygiu, ieškokite, kasgi čia jūs nervuoja ir kaip įsijungti parasimpatinę nervų sistemą tam, kad sumažinti stresą. Tai kodėlgi, aš jau sakiau, tai yra dažniausiai tai būna dėl aukšto kortizolio arba jeigu žmogus tiesiog valgo daug saldumynų ir saldumynai kelia insuliną ir dažniausiai tai būna, kad insulinas neduoda leptinui kelio į smegenis ir būna leptino rezistencija, niekas negirdi, leptinas šaukia, o jo niekas negirdi. Taip. Ir antras hormonas yra grelinas. Antras hormonas, tai yra alkio hormonas. Jis yra išskiriamas skrandžio, kai mes esame alkani, kai mūsų skrandis yra tuščias. Bet, nes tai tada mes, skrandis tuščias, išskiriamas grelinas, kad, come on, žmonės, mes esame tušti, mums reikia pavalgyti. Ląstelėms trūksta energijos. Bet dėja, viskas irgi yra ne taip paprasta, jis irgi yra kartu su kortizoliu, yra streso hormonas. Ir kai žmogus yra strese, išsiskiria grelinas. Ir mums yra labai sunku, aš kalbėjau apie tai vakar, kad papasakosiu, atskirti emocinį alkį nuo tikrojo alkio. Nes kūno pojūčiai dažniausiai būna identiški. Bet juos galima atskirti, nes kai mūsų, kas yra esi patyrę, kad atrodo, aš esu alkana, bet valgau ir suprantu, kad nifiga aš nebuvau alkana, o aš čia tiesiog bandžiau užvalgyti tą stresą. Bet alkis buvo realus, kad aš buvau strese, o aš realiai norėjau valgyti, papliusuokit man. Nes kai jūs pliusuot, plius, ir pasirodo, kad aš tikrai, galiausiai nebuvau alkana. Arba pavalgau, praeina laikas ir kažkam, pas mane tai būdavo pradžioje, kai aš vesdavau socialinius tinklus, kai aš taip stresuodavau vesdama socialinius tinklus, kad kai man reikėdavo vesti tiesiog netrį, prieš tiesiog netrį, aš valgydavau viską iš eilės, dar iš darbo vedžiau, aš tiesiog šaukštais medų buvau pasiruošus valgyti, nes man reikėdavo, aš galvojau, kaip aš tokia alkana, atrodo, valgiau pietus, pavalgius tikrai esu ir vis tiek, pliusai, kažkaip Ginta, tau labai pasisekė, jeigu nes, tau ir jums, nežinau, maniau, kad čia mano Ginta, jeigu jūs nesate to patyrusi. Tai dažnai labai, tai ir, simptomai yra tie patys. Jeigu jūs norite suvaldyti šį dalyką, jūs galite uždavinėti savo 3 klausimus. Pajaučiate, tą dopamino poreikį, arba alkį,
Ir jūs visada, iš tikrųjų žinote, galit paklausti, ar man tinka bet koks maistas dabar, ar aš galiu pavalgyti, nežinau, sriubos, ar ten dar kažką, ar aš noriu šokolado, dar kažko dar, nes dažniausiai būna net, aš žinau tiksliai, ko aš noriu, tiksliai žinau, ko noriu, noriu dabar, noriu lašišos, su duona, su to, ir aš jaučiu skonį, neva kažkokio aš noriu, ne, tai yra, kaip nėštumo metu. Tai jeigu aš noriu kažkokio particular, tikslai kažkokio maisto, tai reiškia, kad tai yra emocinis valgymas. Jeigu aš jaučiu, kad man yra tiesiog poreikis kažką suvalgyti, nes man siurbia iš vidaus, tai bus ir man tinka bet koks maistas, tiesiog aš esu alkana, ne? Lina, tai palauk sekundėlę. Aš esu alkana, ne? Ir tada aš pradedu valgyti, tai būna fiziologinis tiesiog alkis. Tai va, paklausti savęs galima, ne? Ar aš galiu palaukti 10 minučių, ar laukiame. Nes kai tai yra fiziologinis alkis, jūs tiesiog klauskit savęs, nebejokit su savimi bendrauti, ne? Kad, pavyzdžiui, tuoj sekundėlę, kad tai kad kai jūs galite palaukti, jūs organizmas sakys, okei, palaukime, jokių problemų. Tai yra fiziologinis alkis. Kai mes jaučiame emocinį alkį, ne. Mes, kai pagalvoja apie tai, kad reikės palaukti, kyla įtampa tiesiog, pradedi stresuoti, ne, tuo momentu dar labiau, nes reikia, nes tai yra momentas, kai mes bandome suvalgyti. Dažnai tai yra susiję kaip ir su to mūsų čiulpimo refleksu vaikystėje, kai duodama iš karto, ką nors biškį verki, iš karto duoda papą, ne, ir pripranti, kai yra maista, kai yra stresas, iš karto bėgti ir kažką suvalgyti. Tai va, ir jeigu jūs tiesiog paklausite savęs, ar kūnas, ar galva nori ramybės, ne, tiesiog gali užsimerkti ir sakyti, ar mano kūnui reikia ramybės, nes jis yra alkanas, ar tai yra mano galva. Ne, jūs iš tikrųjų išgirsite ir suprasite, kad tai yra jūsų galva. Kai tai yra fiziologinis alkis, jūs jausite, kad tiesiog tai yra tuščias skrandis ir toks siurbimo čiut pojūtis, gali šiek tiek ir pasvaigti galva, kas yra norma. O kai yra emocinis alkis, jūs jaučiate spaudimą, atrodo, viduje ir ties gerklė, ir ties skrandžiu, gali būti krūtinės ląstoje, atrodo, kad spaudžia. Net tai yra visiškai kitoks pojūtis, nes kai yra alkis, tai yra tiesiog, sakau, tuštumo toks pojūtis, ne, kad pasiurbia šiek tiek. O kai tai yra stresas panos, palikime klausimus gerai, nes aš paskui pametu mintį gerai ir aš paskui atsakysiu pabaigoje. Gerai, palaikykite klausimus iki pabaigos, aš niekur neskubu, aš tikrai galėsiu atsakyti į visus jūsų klausimus. Cholesterolis aukštas, manau, tai stresas, dėl to neturiu sotumo ir alkio jausmo. Paaiškinsiu. Kaip su stresu kovoti? Reikia ieškoti, kas stresuoja ir tiesiog junginėti parasimpatinę nervų sistemą. Aš šiandien paaiškinsiu irgi jums. Gyvenimas strese irgi yra įprotis. Tai, kaip jūs kvėpuojate, yra įprotis, nes jūs kvėpuojate, jūs aktyvinate streso būseną netaisyklingų paviršinių kvėpavimų. Tikrai taip. Taip, man labai padėjo Marinos rekomendacija daryti 4 valandų tarpus. Pradžioje pavalgydavau žiūrėdama į laikrodį, o dabar jau pripratau ir nebereikia užkandžiavimo. Taip, aš aiškinu, nes per 4 valandas maistas susivirškina ir insulinas krenta. Ir kai krenta insulinas, jūs atsiranda vėl jautrumas leptinui, jūs vėl girdite, kada jūs pradedate norėti valgyti. Ne? Tai yra optimalus tarpas 4 valandos. Nebūtina daryti ten 16, ne visiems tinka, bet 4 valandų tarpas tinka panos, faktiškai visoms. Taigi, taip, nereikia čia persijunginėti. Kas čia dabar? Kas čia pas mus prasidėjo? Mirksėjimas. Nai. Taip nereikia daryti. Nasiramien. Taigi, kaip ir minėjau, ne, insulinas su leptinu tai yra toks žiaurus duetas, jis augina mūsų riebalus. Jeigu jūs nuolat užkandžiaujate, nebūtinai stresuojate, bet nuolat sėdite darbe ir tiesiog įprotis yra, aš pastoviu, čia riešutėlis, čia dar kažkas, visada, kas be įkristų jūsų burną, išsiskiria insulinas. Kas be įkristų. Todėl jūs turite, sakau, pavalgėte, uždarėte savo skalbimo mašiną, įsijungė, nuskenavo, įsijungė, kas yra viduje, kokių fermentų reikia, kaip reikia visą tai suvirškinti ir prasideda virškinimo procesas. O jūs vidury atidarot,
pist įmetat, sakau, karbutę, saldainį ir vėl. Ir yra šokas organizmui, jis negali persijungti taip greitai ir pradėti naują programą virškinimo. Duokite organizmui susitvarkyti su maistu ir tik tada pradėkite valgyti vėl. Tai yra bazinė taisyklė, tai yra bazinė taisyklė numeris 1. Na, tada jūs leisite insulinui rimti. Nebus taip, kad insulinas yra pastoviai šokinėjantis. Nes kai šokinėjantis insulinas, jūs jokių riebalų nesudegins, jūs galite gyventi sporto salėje, jūs galite alpti ant tų treniruoklių. Jeigu jūs pastoviai užkandžiaujate, jūs neduosite savo insulinui nusileisti ir neduosite savo sudeginti riebalų. Aš ką tik pasakiau, Evelina, 4 valandos turi praeiti tarp maisto, minimum. Naktinis langas turi būti 8 arba 10 valandų, toj paaiškinsiu kodėl. Taigi, kaip ir minėjau, nes stresas, todėl ir yra riebalų sargas. Kortizolis. Aha, viskas gerai. Jeigu ką, ta prasme, aš čia kaip ir nepriekaištas, tiesiog sakau, kad įsiklausykit. Taip, kad stresas tai saugo mūsų riebalus, ne? Nes kortizolis visame kame, jis užbūstina, kortizolis, pakalbėsime dar toliau biškai apie jį, koks kortizolis. Vat kai būna lėtinis kortizolis, jis nuolat visus sujudina ir pas mus problemos, davai veikiame iš gyvenimo režimų, mums reikia gintis, mes to turėsime bėgti jau ką, davai, mobilizuojamas, ta prasme, ir jis visus subalamutina, ane, ir pradeda daryti taip, kad gliukozė, jį pradeda prilipti prie baltymų ir pradeda ardyti baltymus. Ir ardo mūsų visą kolageną ir dėl to, kai mes stresuojame, sako, ir pradeda plaukti ir ovalas, pradeda glebti oda ir pradeda nykti raumenynas, mes nenorime sportuoti, mes ir nelabai galime sportuoti, nes mes visą laiką esame strese. Tiesiog žlunga parasimpatinė sistema, neduoda mūsų nervui klajokliui veikti normaliai, nes nervas klajoklis būtent įjungia mūsų parasimpatinę nervų sistemą, o jis yra atsakingas už normalią peristaltiką, už normalų virškinimą, ir kai jūs gyvenate nuolatinėme strese, apie jokį normalų virškinimą mes negalime ir kalbėti. Supraskite, tam, kad mes normaliai virškintume maistą, pas mus turi įsijungti ir dalinai simpatinė nervų sistema, ir parasimpatinė nervų sistema, ne vien tik simpatika. Mes negalime gyventi ir vien parasimpatiko. Toks žmogus būtų. Ne, mums reikia ir streso, ir atsipalaidavimo, ir streso, ir atsipalaidavimo, normalaus streso. Ne? Mes turime, kaip kontrastė tokiam gyventi, mes turime tam, kad balansuoti, turi būti balansas. Ne? Nes visos būtų būsnos fight, flight, freeze, ne? Tai yra mušk, bėk arba sustink, nei viena iš šių simpatinės streso būsenų nėra skirta deginti riebalų. Ne? Jie degina viską, kas yra viduje, visas gliukozės santaupas, bet jie nedegina riebalų. Ne? Todėl tam, kad sudegtų riebalai, turi būti visai kitoks mechanizmas. Aš to jums papasakosiu, kaipgi padaryti taip, kad tie riebalai degtų ir degtų visai be didelių problemų. Taigi, kad išeitum iš šio užburto rato, ne, kad aš atrodo valgau mažiau, bet vis tiek priaugau, ne, ar negaliu sustoti valgyti. Tai va, kaip ir minėjau, mums nereikia badauti. Badas nėra mūsų draugas. Daryti ten tokį tarpelį, ten 24-36 valandų, tas tikslinis badavimas, jis yra skirtas ne riebalų deginimui, jis yra skirtas mūsų ląstelių atsinaujinimui. Ten aš sutinku, aš nieko prieš tai neturiu. Bet jeigu jūs norite deginti riebalus, tiesiog nieko nevalgyti ir paskui kažkurio momentu prisivalgyti, tai nėra optimali strategija. Kankinti save sporto salėje irgi nereikia. Mes, moteris, mūsų organizmas nebuvo sukurtas tam, kad kankintis. Jis yra, pas mus nėra tiek testosterono, kad mes varytume ir darytume, ne, ilgai. Mūsų organizmą, aš skaičiau vakar tyrimą apie HIIT, tos aukšto intensyvumo intervalinės treniruotės ir vidutinio intensyvumo testinės treniruotės. Ne. Mums trumpalaikės treniruotės tinka labiau negu didelės apkrovos ar vidutinės apkrovos ilgalaikės. Ne. Mums reikia šiek tiek ir svorio, mums reikia
visko, bet mums netinka kūno toks alinimas. Nebent mes pradedam gyventi ant testosterono, vyriško hormonų ir pasižiūrėkite, sportininkės jūs galiausiai pradeda atrodyti ganėtinai vyriškai, ne tos, kurios daug laiko praleidžia sporto salėje. Tai va, ir laikytis iš paskutiniųjų irgi nereikia, nes panos, mes gyvename tokiam stresinėme pasaulyje šiai dienai. Streso užtenka ne, yra tokių, kam mažai streso, visokių streso, galėtų būti daugiau streso gyvenime. Aš manau, kad tikrai tokių, yra tokių, jeigu ką parašykit, aš norėčiau daugiau biškį streso gyvenime, per gerai aš gyvenu. Tokių yra, jeigu yra, tai labai tokie visiškai vienetai ir dažniausiai jie ne tai, kad jiems trūksta streso, o tiesiog nėra krypties ir atrodo, kad bent kažkas įvyktų, bent kažkas blogo, kad aš pajausčiau, kad aš gyvenu. Tai būna dažniausiai pas žmonės, kurie tiesiog nejaučia, kad jie gyvena. Tai va, bet šiaip mūsų gyvenime užtektinai yra streso, todėl stresuoti dėl to, kad tu laikaisi, tai tikrai nėra gera išeitis. Aš vis laukiu, gal kažkas papliusos, kad jai neužtenka streso gyvenime ir tokių dėja kol kas nepasireiškia. Taigi mums tai reikia taisyklingai įžiebti mūsų medžiagų apykaitą taip, kaip ji buvo sugalvota energijos mūsų gamtos. Ne? Tai yra paprastas procesas. Mes tiesiog įžiebiam tai, kas buvo sumanyta Dievo. Ne? Kai mes pakeičiame mintis savo sudėliojame galvoje. Kai mes medžiagų apykaitą veikia, mes gauname energijos, sudėliojame mintis ir veikiame ten, kur mes numatėme. Einame tą kryptimį, kokią norime eiti. Ten, kur mes norime. Ginta, labai džiaugiuosi. Žiūrėk, pas Ginta nėra, nebuvo momentų, kad jinai valgo, nei streso. Yra per mažai streso. Norėtųsi daugiau, Ginta. Ne? Aš teisingai suprantu. Ar tiesiog, tai, kad viskas yra gerai, tai nereiškia, kad nėra streso. Ne? Mes kalbame apie tai, kad streso būna labai mažai, labai mažai, taip mažai, kad norėčiau daugiau. Viskas ok ir pas mane viskas ok, bet tai nereiškia, kad pas mane nėra pakankamai visokių stresinių momentų. Ok, taigi mes turime, sakau, tiesiog grįžti į prigimtinį savo ratą, sužinoti, kaip sukasi mūsų medžiagų apykaita, kaip padaryti taip, kad degtų riebalai, kaip pataikyti tam tikrus langus, tam, kad pasiekti tokį rezultatą, kokio mes norime. Ne? Tai kaipgi iš tikrųjų deginami yra mūsų riebalai. Ne? Kaip ir minėjau, mūsų riebalinė ląstelė yra tokia energijos saugykla, tokia kaip baterija, bet ji pati savęs aktyvinti negali. Tam, kad riebalai virstų energiją, mums reikalinga deguonis. Be deguonies neužsisuka Krebso ciklas. Žiūrėkit, riebalus atrakina, pavyzdžiui, mūsų katecholamynai, adrenalinas, įsijungia simpatinė nervų sistema, atrakinami, kai insulino nėra, atrakinamos riebalinės ląstelės, suskaidomas pirminėme etape riebalinė ląstelė į glicerolį ir riebiąsias rūgštis, 3 laisvas riebiąsias rūgštis, ir tam, kad tas riebiąsias rūgštis perdirbti, prasidėtų perdirbimo procesas į energiją, mums reikalinga deguonis. Jeigu deguonies organizme nepakanka, jeigu jūs stresuojate paviršutiniškai, neužsisuks riebalų deginimas. Tu gali vėlgi, sakau, su štanga miegoti apsikabinus ar su ganteliais. Nieko nebus, nes neužtenka deguonies. Nėra kam įpūsti to degimo proceso. Supraskit, nėra kaip skaidyti, nėra iš kur atsirasti tai energijai. Todėl mes turime užtikrinti, pirmas momentas, mes turime užtikrinti, kad organizme būtų pakankamai deguonies. Vienas dalykas, kad būtų mažai insulino. Antras dalykas, kad reiškia nebūtų nuolatinio kortizolio, tai yra trečias dalykas. Mes turime užtikrinti, kad mūsų organizmas mokėtų įjungti parasimpatiką. Nes kame esmė, dauguma kas būna? Mane biškį nervinį iš toli galėčiau pasakyti. Mūsų parasimpatika. Mes pastringame tiesiog strese. Mes užstringame stresinėse būsenose. Įsijungia stresas,
Ir mes negalime grįžti, mes nežinome, kaip įsijungti parasimpatinę nervų sistemą, nes nėra ištreniruota. Čia ir visas klausia, kaip kovoti su stresu. Mes negalėsime įtakoti pasaulį. Mes galime pakeisti savo reakcijas. Mes galime pakeisti perjungimą dėmesio. Tai nereiškia, kad mes aš nestresuoju, viskas gerai. Taip neveikia. Visos afirmacijos, kol tu nejungi sąmoningo suvokimo, jos neveikia. Mes turime išjausti, pajausti, aha, aš patyriau tokią emociją, čik, ne, suklikinau, ten irzulį, ten nervą, agresiją, pyktį, nesvarbu. Aš suvokiau ją ir tada aš moku perjungti dėmesį ir atpalaiduoti kūną, įjungti parasimpatinę nervų sistemą, kad išsiskirtų acetilcholinai, kad normalizuotųsi veikla, spaudimas, širdies veikla, kvėpavimas grįžtų į normą. Bet tai yra mūsų sąmoningi veiksmai, kad ir tai yra autonominė nervų sistema, nes mes turime somatinę kūno nervų sistemą, kuri inervuoja raumenis. Panas, man visiškai nepatinka, kas čia vyksta pas mano to. Čiut, aš ten jaučiu pavargau, reikės grąžinti atgal. Čiut gausiu atskirti savo dėmesį, jaučiu tą. Va taip. Tai va, mes turime somatinę, aš noriu sulenkti ranką, aš sulenkiu, yra somatinė nervų sistema, aš ten perdėti koją, atsisėsti, atsistoti, tai aš darau savo minties gale, bet aš negaliu reguliuoti, kaip plaka mano širdis, aš negaliu reguliuoti žarnyno peristaltikos, aš negaliu reguliuoti jokių vidinių veiklų, kaip susitraukia mano šlapimo pūslėje, pavyzdžiui, negaliu. Visą tai reguliuoja mano autonominė nervų sistema, ir simpatinė, parasimpatinė nervų sistemos yra priskiriamas autonominiai, bet mes turime įtakos mechanizmus, kaip juos įtakoti, būtent simpatiką ir parasimpatiką galima įtakoti tikslingai, tai va tuo mes ir užsiimsime. Tai va, tai aš jau paaiškinau, kodėl be deguonies nedega riebalai, nes nevyksta riebalų oksidacija, tam, kad riebalai sudegtų ir būtų, pavirstų energiją, juos reikia oksiduoti. Oksiduoti reiškia prijungti deguonį. Tai va, tai mes turime užtikrinti, atsiminkite, kad būtų mažiau insulino, kad būtų pakankamas deguonies kiekis. Mes turime pripildyti savo organizmą deguonimi. Todėl, kai jūs dirbate, darote pratimus ir tiesiog nekvėpuojate, taip neveikia. Iš pradžių duodame kvėpavimo, paskui galite užlaikyti. Taigi, tai va, ir aiškinu, kai mes naudojame įkvėpimą, kai mes paskirstome deguonį po organizmą, staigiai, paskui suspaudžiame visą kūną, aš paaiškinsiu jums visą sistemą, susispaudžia visi raumenys, vyksta tokia okliuzyvinė spazmas, net ir kraujagyslių, mes spazmuojame viską, tokia gaunasi vietinė hipoksija, vyksta įjungimas simpatinės nervų sistemos, taigi paskui lėtai iškvėpimą, kvėpavimo sulaikymą ir dinaminį judesį mes sukuriame. Tai ir yra mano sistema. Įkvėpimas, statinė įtampa, ilgas iškvėpimas, kvėpavimo užlaikymas ir judesys. Mes sukuriame tokias biocheminės sąlygas, kuriuose riebalai dega staigiai. Ir ženkliai geriau negu ant bėgimo takelio, ženkliai geriau negu badaujant ar juolab laikantis dieto. Tai va, bet mes naudojame sistemą, bet dabar paaiškinsiu, kodėl mes darome treniruotės ryte, nes labai dažnai kyla šitas klausimas. Nes ryte, žiūrėkit, vakarai jūs pavalgėte ir išėjote miegoti ir mes turime ilgą langą nevalgymo. Jau visas maistas yra suvirškintas, insulinas yra nukrytęs, naktį mes eikvojame mūsų iš kepenų ir iš raumenų mes glikogeną, tas gliukozės atsargas, kurios yra paverstos glikogenu, kad organizmas galėtų maitintis, kad mes nemirtume naktį badu, irgi visą tai vyksta, vyksta reparaciniai procesai, mes atsinaujinam, bet mūsų organizmas pats save maitina. Ir jis išnaudoja glikogeno dalinai tas visas mūsų santaupas. Ir mes, kai atsibundame iš ryto, insulino nėra, kava su pienu irgi maistas, taip, Evelina, taip. Su pienu. Kava pati kelia kortizolį. Štai yra atsakymas. Tai va, insulino nėra, glikogeno nedaug
Ir mes pradedame treniruotę, užsukame kvėpavimą ir užsukame riebalų deginimo procesą. To paaiškinsiu paskui dar giliau. Ne? Ir nėra kam apsaugoti, nes mes užsukame staigų energijos naudojimą. Mes, kai jūs kvėpuojate ir kvėpuojate, užlaikote ir darome iš pradžių statinę judesį, nutursime statinę pozoje, stovime, sutraukiame visus raumenis, mes jau įjungiame energijos naudojimą. Ir paskui, kai mes ant užlaikymo darome dinaminį judesį, mes organizmas šaukia, mums staigiai reikia energijos, deginkit ką nors. Insulino nėra, apsaugoti riebalų nėra kam ir jis iš karto griebėsi ko? Riebalų. Atrakinami yra riebalai, nes yra išmetami kotechilaminai. Tai yra adrenalinas ir noradrenalinas, jie greitai atrakina visas riebalinės ląstelės, sako greitai, mums reikia energijos. Ir paimami riebalai, nes tai yra pigiausia ir geriausia žaliava, nes iš 1 gramo riebalų mes gauname, taip atrodo, 9 kilokalorijas energijas, o iš baltymų 4, tai yra 2 daugiau iš to paties kiekio riebalų. Ne? Ir mes iš karto naudojame riebalus. Todėl mes kvėpuojame iš ryto, ant tuščio skrandžio, ne? Ir atliekam visą šią mankštą, nes mes turime tiesioginį prieimą prie riebalų, neturi jokios apsaugos. Mes apgauname savo riebalų apsauginį mechanizmą. Ne? Bet man yra siuntė teorija, yra populiari teorija, kad ryte kortizolio lygis yra aukščiausias, ne? Ir jeigu sportuoti ryte tuščių skrandžių, galima dar labiau pakelti kortizolį ir tada neva yra naudojami baltymai ir naudojamas yra mūsų raumenynas, žodžiu, kad tai yra nesveika. Ne? Ir tai gali sukelti katabolizmą, tai yra riebalų irimą, raumenų ir riebalų kaupimą dar didesnį, kadangi kaip ir turėtų būti kortizolis, insulinas, visą kitą. Ne? Antinkščių išsekimą, žodžiu, ir išgyvenimo režimo įjungimą. Jei neina sportuoti ryte, nes į darbą giliuosi 5:30, reikia keltis 5 ryto ir daryti praeitos dienos mankštą. Nesmė. Visada galima rasti būdų. Va, panos keliasi 3 ryto, dabar kad pasidaryti Švedijoje. 3, man taip atrodo, Vaida, ne? Man kiek mačiau buvai, kad pasidaryti mankštą. Taigi nėra viso gyvenimo reikalas. Ne? Vandenį irgi mes galima išgerti šiek tiek, nes kodėl? Nes mes naudojame diafragmą. Skrandis guli tiesiai po diafragmą. Jeigu jūs prigersite vandens, toks bus poveikis. Nereikia pilno skrandžio, neturi būti. Skrandis turi būti pakankamai tuščias, kad jis netrukdytų. Suprantate? Tai va. Aš svėriausi specialioms svarstyklėm prieš ir po reiknėjimų maratonus. Tai man deginė tik riebalai ir dar padidėjo raumenų kiekis. Taip. Keliamas tarp 3,50 ir 3,30. Čia kai tai nėra prioritetas, ne, kai atrodo, aš jau keliuosi po 5,30. 3 savaitės galima leisti savo keltis 5, ne, nes mankštos yra iki pusvalandžio, vyksta iki pusvalandžio. Tai tikrai nematau tame didelės problemos. Aš čia keliuosi 4, kad pravesti, kelsiuos 4, kad pravesti mankštas lieknėjimo maratone, jokių problemų. Tai va, 5 valandą baiką, mano hebra, 5 valandą baiką, o kiek panų sakydavo, aš nesikelsiu tikrai, ne už ką. Keliuosi nuo harmonijos 5 ryto ir labai super. Tai va, taigi, tokia teorija yra, aš ją žinau ir dalis tiesos čia yra, čia reikėtų, žinot, kaip čia, teisingumo dėlį reikėtų pasakyti, kad tai lygybė, nebūna. X plus ten Y lygų ten, aš neprisimenu, ar tai yra lygybė, vadinama lietuviškai. Tai čia yra tik pusė tos lygybės. Ne? Tai yra ne visai tiesa. Tai yra dalinė tiesa, apie kurią šneka dažniausiai fitnesistai, kurie yra orientuoti į bodybuildingumą, ne į moters metabolinę sveikatą. Tai jie yra nukreipti į raumenyną labiau, išsaugoti ir anabolizuoti raumenis, užauginti raumenis, todėl tai yra visai kitoks reikalas. Jie nekalba apie riebalus. Tai va, o mes kalbame būtent apie riebalus. Tai va, mokslinis paneigimas. Kortizolis nėra vėlgi mūsų priešas. Jis iš ryto
Tai yra natūralus pabudimo hormonas. Jis iš ryto kortizolinis pabudimo atsakas yra, nes jis mobilizuoja mūsų kūną. Jis yra ryte pats, apie 5 ryto gal yra jo šuolis ir mes, kai atsibundame, apie 20-30 minučių, kai praeina, jo būna daugiausia ten išsiskiria, būna kortizolio pikas. Bet jis tuo metu yra mums draugiškas, jis įjungia, ta prasme, jis mobilizuoja visą mūsų organizmą ir jis labiau nukreiptas į riebalų deginimą, rytinis kortizolis, tam, kad duoti mums energijos. Ir biški šiek tiek kitoks momentas vyksta. Ne? Trečias faktas. Pavojingas yra ne šis ryto kortizolis. Jis yra pavojingas, kai jis yra lėtinis. Ne, tas chroniškai aukštas, lėtinis pakilimas kortizolio, kai jūs visą dieną esate kortizoliniu, tada jis yra blogai, o tada jis jau pradeda darkyti visus mūsų procesus ir visus baltymus. Bet iš ryto kortizolis jis yra būtinas. Jį reikia palaikyti, duoti, pasiimti maks energijos ir paskui įjungti parasimpatiką, kad jį sumažinti. Nebėgti gerti kavą iš ryto. Nes tu, kai visą naktį, jeigu tu vakare ten pavalgiai prieš miegą ir nuėjai miegoti po 12, tavo leptino hormonas, niekas negirdi, grelino hormonas yra aukštas, tu esi alkana, kūnas galvoja, kad jis badauja, kadangi jis badauja, jis visas nualpęs, energijos nėra, viskas blogai, iš ryto atsibadau, aš jau pavargusi, nes atrodo viduje, tu galbūt ir pavalgius, bet ląstelės negauna maitinimosi, juose neteka energija. Ir visi sako, mes badaujam, mums yra blogai, iš ryto nenorim keltis, viskas yra ne ta. Ir tu atsikeli lygiai tokios pačios nuotaikos, kadangi tu neleidi savo atskleisti savo energijos. Tai iš ryto, kol yra tas aukštesnis kortizolis, mes paimam ir su jo pagalba įjungiame dar labiau lipolizę. Lipolizė yra riebalų deginimas. Tai jis padeda mums įjungti tą lipolizę. Todėl šiuo atveju teorija apie kortizolį yra netinkama. Ne? Jeigu jums reikia auginti raumenį ir nereikia deginti riebalų, todėl jūs pavalgote iš ryto, palaukite, kol praeis 3 valandas maždaug, kad susivirškintų, kad tuštas būtų skrandis jūsų ir tik tada kvėpuojate. Suprantat, nes tada jau, kai jūs kvėpuosite, jūsų organizme bus pakankamai gliukozės, pakankamai aminorūgščių, jau organizme jau bus pakilęs insulinas ir jis neduos deginti jums riebalų, bet jis normalizuos procesus, kuriuos aš dabar jums papasakosiu, visą jūsų nervinę sistemą. Ir jis padės jums tvirtinti, pratimai padės tvirtinti raumenis, bet nebus riebalų deginimo, nes yra lieknus merginus, kuris sako, man nereikia lieknėti, man reikia tik sutvirtėti. Tada mes darome kitaip, jūs atsibūndate, pavalgote be kavos, nekeliam papildomai mes kortizolį, pavalgote, palaukite 3 valandas ir tada kvėpuojate. Arba kvėpuojate antroje dienos pusėje, nesvarbu, bet kad praeitų 3 valandas jau po maisto. Tada yra kitoks poveikis. Bet jeigu jums reikia deginti riebalus, jūs deginate juos ryte ant tuščio skrandžio. Taigi, mano sistemos veikimo principai. Kodėlgi veikia mano sistema? Tai kadangi mes darome greitą įkvėpimą, daugumą jau dalyvauti, statinis įtempimas visų kūno, mes įjungiame simpatinę nervų sistemą. Paskui ilgas iškvėpimas ir sulaikimas, tai yra, mes iškvėpiam visą orą ir paskui sulaikome. Mes lokaliai sukeliame hipoksiją. Kyla CO2, mūsų anglies dvideginis, ir išsiskiria katecholaminai. Katecholaminai tai yra adrenalinas ir noradrenalinas, kurie reikalauja energijos, kurie ir atrakina mums prieėjimą prie riebalo. Jie atrakina prieėjimą prie riebalo, kai mes iškvėpę esame orą, bet tuo momentu nėra, kaip jį panaudoti, deguonis tai yra iškvėpta ir paskui kai mes vėl įkvėpiame deguonį, įvyksta staigus visas riebalų užsisuka deginimas. Nes mes įkvėpiame, atsistojame poziciją, jau tvirtai laikome kūną, iškvėpiame, ilgas iškvėpimas, paskui mes lyg paneriame, aš sakau, nes tai yra susiję irgi su moksliniais straipsniais, apnoja ir apnoja, tai yra ir divingo, tokias kaip ir iš daivinimo paimta būdas. Mes išpučiame visą orą ir mes sulaikome kvėpavimą,
išsiskiria greitai adrenalinas, noradrenalinas ir mes paskui duodame deguonies vėl staigiai daug ir tuo momentu pradeda degti riebalai labai ir labai staigiai. Ne? Bet kai mes baigiame apjudinti, ne, mes įjungiame baro refleksai. Kas jau praėjote anatomijos pirmą mano kursą, jūs prisimenate, ne, kad mes turime mūsų aortos arkoje ir mūsų miego arterijose baro receptoriai. Ne, tai kai mes atidirbame, kai mes nuimame paskui spaudimą, mes palaikome, atsipalaiduojame. Bodyflex irgi dirba panašių principų, bet yra šiek tiek kitoks. Špak startas yra 2, 2, 6, 6, bet Bodyflex ir veikia panašiai. Tikrai panašumų yra. Mes dabar naudosime Bodyflex kvėpavimo metodiką, bet mes visada naudojam dažnai arba špak startą, arba Bodyflexą. Tai va, kai krenta mechaninis spaudimas raumenyse, kai mes atsipalaiduojame, ne? Ir kinta spaudimas. Tie baro receptoriai, jie nuskaito, ne, ir siunčia signalą į smegenis, apkrova baigėsi, bet mūsų spaudimas vis dar per didelis. Davai numetam spaudimą, ne, mažinam, raminamės, ne, ir įsijungia parasimpatinė nervų sistema. Ne, čia jau po visko, kai mes atpalaiduojame kūną. Antras dalykas, kai mes atsistojame ir laikome kūną, ne, žiūrėkit, mes įkvėpiame, suspaudėme visą kūną, įsijungia simpatika. Ir mes, kol laikėme įtempimą, darome ilgą iškvėpimą per 6 taktus. Ir tuo metu mes įjungiame vagusą. Tai yra parasimpatinės nervų sistemos, mūsų nervas klajoklis, kuris įjungia parasimpatinę nervų sistemą. Ir tada balansuojama yra nervinė sistema. Visi parametrai jie ateina į normą. Ne? Ir tai, ta prasme, organizmas normalizuoja stresą, kyla nuotaika, mažėja stresą, mažinami yra depresijos, mažinamos depresinės būsenos apraiškos. Suprantat, kūnas atsipalaiduoja. Atrodo, mes vis dar laikome statiką, bet kūnas atsipalaiduoja. Ir paskui mes užlaikome kvėpavimą, mes vėl įjungiame simpatinę nervų sistemą. Bet jau ji yra nešama vaguso, ji yra dedama ant parasimpatinės nervų sistemos, sakykime. Ne? Tai yra visai kitoks įjungimas. Ir mes, kai aktyviname, nėra streso didelio organizmui, kadangi jis yra, kaip sakykime, ant pagalbės, jeigu paprastai tariant, ar parasimpatinės pagalbės. Mes įjungiame, mes, kadangi pradedam judinti raumenis, raumenis reikalauja energijos, ne? Riebalai atrakinti katecholaminų ir mes paskui sustojam, ta prasme, išjudinam, atsistojam, grįžtam ir darome gilų įkvėpimą. Ir tuo momentu plūsta deguonies, gaminama energija, raumenys gauna energijos ir prasideda riebalų staigus deginimo procesas. Bet aš noriu, kad jūs suprastumėte, kad mes dirbame ir su riebalais, ir tuo pačiu metu simpatika, parasimpatika, simpatika ant parasimpatikos ir vėl parasimpatika. Ką mes darome tokiu metu? Ne? Mes, čia 5 labiau principą, ne? Tie kartojami ciklai, kadangi mes įjungiame cikliškumą ir darome cikliškai pratimus ten po 8, ne kiekvieno, mes mokiname organizmą, kaip su kontrastu, dirbti, įsijungti, persijungti tarp režimų. Mes mokiname savo nervinę sistemą neįstrigti streso būseną. Ir kai kažkas nutinka, jūs sustresuojate gyvenime, jums yra daug paprasčiau normalizuoti kvėpavimą, kad nebūtų to, krečia, ne? Stresas, drebulys ir negali grįžti į normą, negali normalizuoti kvėpavimą. Kai jūs mokinatės, kai darome mes cikliškus, tokius pasikeitimus, jūs mokinate, treniruojate savo nervinę sistemą kovoti su stresu. Ne kovoti, bet valdyti stresą. Suprantate, tada jūs esate padėties šeimininkas. Aš sustresavau, natūralu, aš negaliu valdyti pasaulio. Pasaulis yra toks, koks jis yra. Aš gavau stresinę informaciją, bet manęs neišneša, manęs nebeištaško jį. Nes aš savo, dylinam, shit happens. Apsisuku, perjungiu dėmesį, nurimau ir grįžtu ir tada sprendžiu tą savo situaciją. Visai kitų režimų.
Ar galima taip kvėpuoti vaikštant? Taip kvėpuoti vaikštant, nu, faktiškai galim, bet nelabai, nu, kaip čia kvėpuoti vaikštant. Tai jūs įjungite simpatiją, turite sustoti, suspausti visus raumenis, pastovėjau, iškvėpiau, panėriau, ta prasme, uždariau kvėpavimą, praėjau kelis žingsnius įtempta, paskui atsipalaidavau, įkvėpiau, tai kaip jūs įsivaizduojate tą kvėpavimą? Šiaip kvėpuoti taip galima, bet tai bus tiesiog toks, nu, lengva simpatinės, parasimpatinės sistemos treniruotė. Jo, tam galima, jo, bet nu, nebus tokio poveikio kūnui. Tiesiog, jeigu, nu, Vilma klausia, aš nežinau, ar čia yra mūsų Vilma ar ne, tai jeigu klausėt dėl nervų sistemos treniravimo, tai šiaip tinkama yra šita sistema. Įkvepiam per 2, užlaikom, per 6 iškvepiam, per 6 iškvepiam, 6 užlaikom nekvepuojant. Ne? Ir vėl įkvepiam per 2, užlaikom, per 6 iškvepiam, 6 užlaikome. Taip. Jeigu jūs norite, kad degtų riebalai, ne? Nes kai jūs užlaikote, raumenis laikote, gaunasi toks kaip vietinė hipoksija, ne? Tai yra prisideda prie riebalų deginimo ir prie raumenų veiklos. Jo, kai užlaikai kvėpavimą, mes turime visos būti labai tvirtos. Kai užlaikai kvėpavimą, mes darome dinaminį judesį jau. Kai mes, kai mes užlaikome kvėpavimą, mes darome dinaminį judesį. Kai mes statiškai stovime, mes tada suspaudžiame visus raumenis atitinkamoje pozicijoje ir darome lėtą iškvėpimą. O kai užlaikome, jau mes dirbame dinamikoje. Tai jau yra visai kitas dalykas. Tai va, ir kai aš jau sakiau, ne, kad tai yra kontroliuojamas stresas, ne, tai yra apnėja efektas. Taip daro daiveriai irgi. Kai jie sulaiko kvėpavimą, ne, būna be kvėpavimo ilgesnį laiką, tai irgi treniruoja jų autonominės nervų sistemos lankstumą. Kai jūs mokinatės užlaikyti kvėpavimą, tą galite irgi treniruoti, kai jūs einate, užlaikote kvėpavimą, ten nekvėpuojate ilgesnį laiką ir paskui vėl įkvėpėt, bet kad nebūtų taip, užlaikau per... Va to neturi būti. Turi būti užlaikiau, paskui tiesiog ir reikia kvėpuoti diafragmą. Ne tai, kad aš užlaikiau, paskui vėl, kai viskas yra užblokuota. Ne, mes turime atlaisvinti ir limfos nutekėjimo kelius, ne, nes visa limfa susipila ties mūsų raktikauliais, vėl į veninę kraujotaką. Mes turime atlaisvinti visą šią zoną. Todėl treniruočių metu aš visą laiką sakau, ilgas kaklas, atviri pečiai, nes mes turime duoti laisvumą tam, kad kai mes paleidžiame, dega riebalai, kaip jie valosi. Ir per limfinę sistemą būtinai taip pat mes negalime leisti blokuoti savo limfinės sistemos. Tai va, tai ką mes darome, visas šis kompleksas, jis ne tik metabolizuoja, ne? Tai yra ne tik metabolizmo treniruotė, kai mes deginame riebalus, mes treniruojame savo autonominę nervų sistemą, mokiname ją gyventi padidinto streso režimu. Net jeigu jūs nesugebat šiai dienai, ten netaisyklingai pakeliat ten koją, ten ar dar kažką, nors tai nėra randominiai judesiai, tai yra tiksliai sudėlioti, labai tiksliai sustiguoti judesiai ir jų poveikis kiekvienas yra sustiguotas tiksliai. Bet net jeigu jums šiandien nepavyksta, nes to reikia mokintis, ne, jūs tiek metų mokinotės netaisyklingai kvėpuoti ir funkcionuoti, kad net jeigu jūs darote tai netaisyklingai, jūs treniruojate savo autonominę nervų sistemą ir jūs mažinate savo streso apraiškas. O jeigu jūs sumažintėte streso apraiškas, jos sumažins kortizolį. Kortizolis neiššauks insulino šuolių. Ir jeigu jūs tiesiog paskui judėsite dienos eigoje, insulinas ir valgysite su langais, ne, tarpais, kad insulinas spėtų nukristi, jūs jau deginsite riebalus, nes jis nelaikys apsaugoje tos riebalus, jūs suprantate. Ir kai jūsų nervų sistema bus normaliai funkcionuojama ir insulinas bus pakankamai žemas, jūsų smegenys girdės leptino šauksmą, kad aš prisivalgiau, nebereikia, man dar 8 kotleto, užtek, chvatit, padėk atgal. Suprantat? Net jeigu jūs tiesiog kvėpuosite ir šiai dienai ne visai taisyklingai atliksite pratimą, jūs jau turėsite net ir lieknėjimo rezultatą taip pat. Tai ir mes turime psichikos treniruotę, ne, kadangi mažėja jūsų nerimas ir atsiranda pojūtis, kad aš kontroliuoju save gyvenimą, kontroliuoju savo reakcijas, kontroliuoju savo maistą, ne maistą, o tai kaip aš valgau, kontroliuoju savo sotumo jausmą, kontroliuoju savo reakcijas ir kai aš valdau savo gyvenimą, aš jaučiuosi daug užtikrintesnė. O kai aš jaučiu, kad aš valdau savo gyvenimą,
aš daug lengviau randu savo kryptį, kurią aš noriu judėti. Aš daug paprasčiau sukuriu savo viziją, tos rezultatus numatau, kuriuos aš noriu pasiekti, nes aš tikiu savimi. Nes aš jaučiu, kad aš galiu priimti sprendimą. O kai mane nešioja, aš sakau, kaip kažką, žinai, kažkur su karėje. Ir kai aš jaučiu, kad mane iš ten stresas, iš ten ir tik spėk, žinai, dangstytis, tai nes nežinai, iš kur parskrieja. Tai apie kokius sprendimus gali būti kalba, apie kokį kryptingą judėjimą gyvenime. Nes aš net nesugebu su savęs sukontroliuoti, suprantat, negebu savo nerimą numačyti. Nes nerimas yra ne kas kita, Hubermanas jau įrodė. Ne? Tai nėra tiesiog emocija, tai irgi yra, kai užgimsta energija, o mes jos nepanaudojame. Va, tai ir yra, tai pavirsta į nerimą. Ir kai mes mažiname nerimą, mūsų, jau jaučiu, kaip po harmonijos lieknėjimo maratonas bus bomba, taip, Lina, taip. Taip. Gal galite pademonstruoti kvėpavimą vizualiai? Ingrida, atkeliaukite į lieknėjimo maratoną, aš viską pademonstruosiu ten vizualiai, kaip turi būti. Ir mokinsimės ir vėl. Laukiu visų ten. Šis webinaras yra informacinis, aš ir taip manau, kad duodu jums pakankamai daug informacijos, kurias galėsite panaudoti savo gyvenime ir rasti atsakymus į savo klausimus. Bet ateikite, aš stebėsiu jumis ir būsiu kartu su jumis ir padėsiu jums išmokti valdyti šią kvėpavimo metodiką. Tai va, mes papildomai turėsime psichoenergetinius blokus, mes turime tiesioginės transliacijas, kurių metu mes mokėsimės atpažinti. Visas šis blokas dabar bus ne tiek apie savimonę, kaip praeitą kartą, ne, man taip atrodo, mes kalbėjome. Mes kalbėsime apie energiją, apie tai irgi, kur mes nutekiname savo energiją, ne, kaip atpažinti energijos nutekėjimus, ne, kaip išsitestuoti, kaip užlopyti savo energetinės skyles, o harmonijoje kvėpuoti, taip, harmonija yra dalis kvėpavimo. Kažkas vėl įsijungėte mikrofoną. Pabandykite susirasti gerai. Taip, harmonija bent jau yra pradinis etapas jo agresyvaus, tai vadinama agresyvių kvėpavimų. Šios treniruotės negali, kai jūs kvėpuojate agresyviai, ne, tas deginimas, jis negali irgi viršyti 30 minučių, ne, nes tada jau po to organizmas užsuka per stipriai veiklas ir gali jau eiti atvirkštinis poveikis. Ne, ilgiau kaip 30 minučių mes dirbam, ten 35 gal kažkur galite leisti savo, bet nedaugiau. Tai va, tai mes mokinsimės užverti, užlopyti savo tas energetinės skylės, kad mes nenupiltume energiją, o leistume ją tikslingai. Nes labai dažnai, kai mes tiesiog nežinome, kur paleisti tą energiją, mes ją nupilame. Einame gelbėti pasaulio, kalbėti su draugiam, skrolinam dar kažkur, nupilame energiją ir nepanaudojame savo nuostabaus gyvenimo kūrimui. Tai va, ir mes mokinsimės nukreipti energiją į veiksmą, o ne pergyvenimus. Ir malšinti nerimą ir konvertuosime emocijas į judėjimą, o ne į riebalus. Per maksimaliai kiek laiko nuo prabudimo reikia pradėti kvėpavimo pratimus. Geriausia iki pusvalandžio, kad praeiti nedaugiau negu pusvalandis, nes kortizolio šuolis tada yra panašiai didelis. Aš faktiškai iš karto galima tai daryti su pižama. Tiesiog atsibudote, šokate iš lovos, įsijungėte telegramą ir tiesioginėme transliacijoje 5:20 ryte darote su mumis. Jeigu keliatės vėliau, jau bus įrašas įkeltas, galėsite daryti įrašą. Tai va, bus mitybos rekomendacijos ir mitybos planas, tačiau tai nebus badas, tai nebus ribojimai, kadangi kalorijų skaičiavimas, kadangi mes turime gauti visokio maisto, mūsų maistas turi būti skirtingas, nes mums reikalingi angliavandeniai ir baltymai, mums reikalingi ir riebalai, tai nebus joks ten, super režimas, tikrai ne. Pirmą kartą taip įdomiai ir aiškiai susiklausė webinaras, daug naudingos, ačiū labai. Tai va, mes susibalansuosime mitybą taip, kad sumažėtų uždegiminiai procesai, tam, kad stabilizuotųsi jūsų hormonai, kad nešokinėtų insulinas, kad normalizuotųsi cukraus lygis, kad būtų palaikomas tas rytinis lipolizės procesas, kad riebalai degtų, o ne kauptųsi, ir kad pagreitėtų vakarinis organizmo atsistatymas, kad vakare mes naktį nevalgytume, o duotume kūnui atsistatyti, ir odą atstatyti, ir raumenis atstatyti, ir kaulams, visam mūsų kūnui reikalingas atsipalaidavimas ir atsistatymas, o ne maisto virškinimas, bet tam reikia, kad grelinas būtų normoje.
Tai va, kas jau dalyvavote, turbūt galėsite man paantrinti, kad valgysite, jeigu gaminsitės iš meniu, tai bus skanu, tai bus sotu, nes kai kurios merginos jau rašydavo, kad man yra per daug, aš tiek nesuvalgau, tai nesvarbu, nepaisant to, kad yra daug, jūs galėsite nevalgyti visko, bet ir svoris pats eis į minusą. O galima prieš kvėpavimo pratimus pasidaryti limfos savimasažą. Be abejo, galima pasidaryti limfos savimasažą, bet Lina, jeigu jau rinktis, tai aš rekomenduočiau padaryti kvėpavimo mankštą, nes mes užkuriame metabolinį procesą, mes sudeginame riebalus ir jeigu paskui atlikti limfodrenažą, tai mes daug greičiau išvalome visus skilimo produktus iš organizmo, viską išvalome greičiau ir dar greitesnis bus celiulito naikinimas ir dar greitesnis bus riebalų deginimas. Todėl tikrai galima, bet aš rekomenduočiau apkeisti juos pusėmis iš tikrųjų. Labai įdomu, pirmą kartą jūs klausau. Dėkuoju, labai malonu, Vilma. Tikiuosi, ne paskutinė. Taip, taigi, apibendrinant, kas bus maratone, tai mes iš ryto kvėpuosime iki 30 minučių, kodėl sakau iki, nes pradėsime iš nuo mažesnių ir didinsime mūsų treniruotis iki 30 minučių ir paskui eis 30. Taip, kartą per savaitę mes turėsime psichoenergetinės tiesioginės transliacijas, kuriuose mes nagrinėsime, rinksime savo visą energiją atgal savo, kaupsime ją ir mokinsimės panaudoti ją pagal paskirtį. Jūs gausite mitybos rekomendacijas, mitybos meniu nėra privalomas, aš tiesiog duosiu rekomendacijas, merginos rašo, kad joms tikrai labai padėjo. Aš duosiu jums mitybos planą su aiškiais receptais, ne su ten, kad kardamonų, ten kažkokius lapelius, kurie pavasarį užaugo prie močiutės ten kapo, tikrai ne iš tokių kažkokių produktų, iš paprastų produktų, kurie bus prieinami parduotuvėse ir paprastai gaminami. Tai, ir aš pažadu jums palaikančią bendruomenę, tokios bendruomenės, kiek yra pas mūsų, rasti tikrai, manau, yra sunku. Panos taip palaiko vieną kitą, kad aš kartais žiūriu ir galvoju, jaugi tai yra apie mane. Tai va, tai aš, žinokit, jau net nekalbėsiu apie nuogastavimus, kad neturiu valios. Čia valios nereikia. Valios reikia tada, kai tu eini prieš save, ar ten, kur tu nenori eiti, ar ten kažkur, kur reikia kovoti. Čia nereikia kovoti. Čia visos pajėgs ir visoms tikrai užteks laiko. Ir kai man sako, kad tai yra brangu, brangu yra gyventi kūne, kuris prašosi pagalbos ir kuris yra negirdimas. Brangu yra gyventi nuolatinėme nerime. Brangu yra kovoti su savimi ir nuolat laikytis dieto ir niekada nesijausti pakankamai mylimai ir laimingai. Va tai yra brangu. O tai yra investicija. Ir investicija į save yra pats pigiausias ir pats labiausiai atsiperkantis sandoris mūsų gyvenime. Tai visada atsiperkantis sandoris. Kai jūs įdedate į savo protą, kai jūs įdedate į savo kūną, tai yra atsiperkantis sandoris. Tai va, tai, bet sutarkime, tai nėra kažkokia aštri frazė, ta prasme, kad maratonas yra ne jums. Jeigu jums patinka gyventi tokiu režimu, yra moterų, kurioms patinka, joms atrodo, kad ne, bet tai yra jų linksminimosi būdas. Gailėti savęs, vėl valgyti, vėl nevalgyti. Jeigu tai yra jūsų kelias, jūs geriau neateikite maratoną, ne? Nes aš pradžioje sakau, kad aš esu andragogė, aš nesu pedagogė, aš nemėgstu dirbti su vaikais, kurie, kaip, mano dato, ir aš tikrai nevisiu vaikų darželio, aš dirbu su suaugusiais žmonėmis, aš profesionaliai dirbu su suaugusiais. Jeigu ateini ir sakai, nervuoja, nepavyksta, kaip, davai, padėkit man ir ieškai pagalbos, valio, tu esi ten, kur tu turi būti. Bet jeigu norisi tiesiog padėjoti, savęs pagailėti, pasakyti, kodėl ne, tikrai neikti, maratonas jis yra ne jums. Jo, jis yra moterims, kurios nori valdyti energiją, parašiau, ne maistą, atsikratyti nerimo, o ne kalorijų, deginti riebalus, be kančios, žodžiu, mano maratonas yra tokioms moterims. Tai va, tai čia yra dalyvių rezultatai. Tikrai fainus rezultatus pasiekia Panos, tai neužsisega paltas, paskui užsisega paltas, žodžiu, pilvas didesnis, mažesnis, merginos daug rašo. Kiek laiko trūksta? Jis trūks 3 savaitės, 21 diena trunka maratonas, paskui jūs dar turėsite prieigą, kai galėsite panaudoti, kai galėsite pasikartoti pratimus. Ir viskas. Paskui maratono įrašai dingsta, kadangi aš nesu už tai, kad daryti per daug ilgai tas pačias mankštas. Paskui mes kartojame mankštas kitur. Ačiū, tai naudinga ir įdomi informacija. Aš labai džiaugiuosi. Tai va, tai šiai dienai, šiandien dar iki vidurnakčio maratonas kainuoja
70 eurų, ane, prieiga prie maratono kainuos 70 eurų, po to kaina maratono kils, maratono trukmė bus 3 savaitės ir 3 savaitės jūs turėsite prieigą. Startuojame mes 26 lapkričio dieną, treniruotės, kaip ir sakiau, bus iki 30 minučių, viskas vyks Telegram platformoje, bus tiesioginiai eteriai ir įrašai, ne, įrašai liks jūsų patogumai, štai jums jau įkėlė nuorodą, jūs galite pasiekti nuorodą ir užsiimti savo vietą maratone. Jūs turėsite palaikančią grupę tarp tokių nuostabių bendraminčių, dalis jų jau yra maratono grupėje ir laukia prisijungimo. Bet tai yra ne vienintelis pasiūlymas. Ne? Jūs šiai dienai už 91 eurą jūs galite prisijungti ir prie maratono, ir iki naujų metų tapti Gražaus gyvenimo akademijos bendruomenės dalimi ir pasinaudoti visais Gražaus gyvenimo akademijos privalumais. Tai yra akademijos paskaitomis, rytiniais eteriais, veido ir kūno savimasažai, žodžiu, ten yra labai daug visokių skirtingų veiklų ir pasinaudoti visomis jomis jūs galite tik už 91 eurą. Ir tik iki šio vidurnakčio. Aš realiai rekomenduoju imti šį paketą ir pažiūrėti, kasgi bent akite, kas yra mūsų akademijos rėmose, nes per tas 3 savaitės papildomai, jūs tikrai 3 savaitės, jau 5 savaitės, jūs galite praeiti ir savivertės kursą, ir tikslų kelimo, ir laiko valdymo, ten yra kursas, žodžiu, tiesiog jeigu įeisite akademiją, paprašysite mergaičių čate, kai kur rasti, jums tikrai padės rasti visus kursus. Ten yra ir savikaučingas, ir santykių psichologija, žodžiu, ir investavimą, ir dabar kaip vesti ir apie mokestinį Lietuvos sistemą. Mes turime labai daug paskaitų, ir teorinių, ir labai daug praktinių, ir laikysenos, ir pėdų, ir kvėpavimo, ir veido savimasažai, ir su guaša, ir su šaukštais, ir limodrenažas, ir pilvo remfodrenažas braziliškas, kurį matote mano dabar merginų rezultatuose, jis irgi yra Gražaus gyvenimo akademija. Todėl aš rekomenduoju būtent šitą. Vienkartinis mokestis iki metų pabaigos. Jūs dabar sumokate 91 eurą ir būnate akademijoje iki gruodžio 31 dienos. Ir plus dalyvaujate lieknėjimo maratone. Ne kas mėnesį. Tai yra nuo dabar. Kuo vėliau. Prie akademijos galima prisijungti ir iki gruodžio 1, bet kuo anksčiau jūs prisijungsite, tuo didesnį laiko tarpą jūs galėsite būti akademijoje. Tai yra vienkartinis mokestis. Ir jeigu jūs norite prisijungti išimtinai prie akademijos, tai kainuoja 35 eurus ir galėsite akademijoje vėlgi būti iki, taip, už 91 eurą jūs dalyvaujate ir lieknėjimo maratone Vilma, ir Gražaus gyvenimo akademijoje. Jūs galite pasinaudoti Artea leasingu visiems produktams ir turiu paminėti, galbūt čia yra kosmetologės, kad nuo gruodžio 1 dienos startuoja nuostabus kursas su Viktorija Kukštienė, ilgametę patirtį turinčią specialistę, įkūrusią Biologic Research ekspertų centrą. Tai yra nuostabi praktikė, iš kurios pasisemti patirties yra nerealiai vertybė. Tai yra kursas, kuris truks 2 mėnesius, ne, ir dar turėsite 5 mėnesių prieigą. Tai yra kosmetologija 360. Ten bus pateikta visa informacija kosmetologams, kurios jūs negaunate aukštosiuose mokyklose. Tai jau viskas bus per praktinę prizmę ir apie procedūrų parinkimus, apie iššūkius kosmetologinė rinkoje, kaip padaryti, kad užtikrinti daugiau klientų, kaip padaryti, kad klientai niekada iš viso neišeitų. Semkitės patirties iš tokių sėkmingų ir iš tokių protingų ir dosnių dėstytojų kaip Viktorija Kukštienė. Labai jums rekomenduoju. Tai va, tai šiandien vis dar vyksta Purple Friday akcija ir kursą 2 mėnesių galite įsigyti tik už 420 eurų. Tai yra nuostabus pasiūlymas. Kas kart klausausi ir lydaus Marino tavo žinių. Ačiū labai ir jų aiškaus pertikimo. Ačiū labai, rinkitės merginos, kiek čia visko įdomaus ir naudingo. Ačiū. Gyvų susitikimų su Viktorija bus, visi susitikimai su Viktorija bus gyvi, visi. Tai bus Zoom susitikimai, tai nebus įrašai. Visi susitikimai bus tiesiogiai Zoom, kur jūs galėsite uždavinėti savo klausimus.
Ir svarbiausia, kad visi Marinos metodai veikia. Taigi, dabar aš esu pasiruošusi atsakyti jūsų klausimus, pas jūs jau 9 vakaro, taip ir maniau, kad šis webinaras bus ilgesnis, bet kai kalba eina apie riebalus, tai yra tokia skausminga moterims tema, reikėjo jums paaiškinti, kaipgi vyksta visas procesas ir kągi daryti, kad vis tik sumažinti tą streso apraiškas, kaip sakoma, kad tai yra nuo streso, taip ir yra tiesa, dažniausiai tai yra nuo streso, bet stresą mes keliame savo pačios, nes gyvename ne savo gyvenimą, nepatinkame pačios savo, prie savęs priekabiaujame ir nuolat gyvename strese. Tai yra pagrindinis streso šaltinis mes pačios savo. Todėl tvarkytis reikia su galva ir būtent tuo mes užsiemame mūsų maratonuose. Tai va. Ar yra man klausimų? Ar jau visos pabėgo? Ne, dar yra, matau, dalyvių. Ok, galbūt rašo. Tai va, tai jūs pagalvokite, mergaitės, ir laikas eina, ir bus dar vieni metai, ir dar vieni metai, ir tik nuo mūsų priklauso, ar jie bus kitokie, ir ar aš būsiu kitokia negu vakar, ar aš vėl žiūrėsiu į veidrodį ir galvosiu, kad niekas nepasikeitė į gerą, nes pokytis vis tiek bus. Ir galiausiai jis bus, jeigu mes nesimsime veiksmų, tai pokytis bus ne mūsų naudai. O aš labai norėčiau, kad mes padarytume viską, kad visi pokyčiai mūsų gyvenime būtų mūsų naudai. Ne? Tai va, matau, kad klausimų man nebėra, aš labai tikiuosi, kad aš atsakiau į visus jūsų klausimus. Ačiū Jums labai, kad Jūs taip gausiai sėdėjote, pasidovanau, super. Labai džiaugiuosi visų, kas prisijungėte laukiu maratone, visų, kas neprisijungėte laukiu savo socialinėse tinkluose, draugausime su jumis ten. Vakaras neplaigo. Labai džiaugiuosi, kad jums patiko ir iki pasimatymo. Ate. Taip. Ir kaip dabar man, op.